diena, jau vasario pabaigoje. Apie užgavėnes nekalbėsiu, nes buvo praeitam seminare apie žiemos ciklo, kai kalbėjome. Tik trumpai gal galiu pasakyti, kad tie visi tripimai žemės, voliojimasis iššokus iš rogio ant žemės, galų gale važiavimas aplink laukus rogėmis, laistymosi papročiai per užgavėnes, tai irgi susieta su to pavasario tarsi kvietimu, žemės būdinimu. Bet dabar ties dviem šventėm visgi, kurios priklauso vasario mėnesiui, norėčiau truputėlį apsistot. Tai, pavyzdžiui, Gramnyčios arba Grabnyčios, tai yra vasario 2 diena. Ir liaudyje sakoma, kad nuo Gramnyčių jau pakvimpa pavasariu, jau nuo to laiko vėžė yra kreiva, nubala beržų tošis, o gaidys jau gaudo lašus nuo stogo varveklių. Pats pavadinimas, tai iš tikrųjų ne nuo grabo, kaip Grabnyčia, bet nuo to gudiško, baltarusiško žodžio gromnica, tai yra perkūnas ar perkūninė. Ir dėl to Grabnyčios seniau buvo vadintos perkūno diena. Ir nors vasarį dar perkūnas negriaudžia, bet būtent tą dieną jisai jau buvo prisimenamas ir galbūt netgi tas paprotys ir žvakės lieti vaškinės ir šventinimas tą dieną žvakių yra susijęs su ugnies kaip tokio kaip žaibo simbolika. Na ir dabar norėčiau ne apie pačias Gramnyčias, bet apie pavasario pirmą perkūniją pakalbėti. Nes pagal senas tradicijas tai buvo labai reikšminga diena, kada pirmą kartą sugriaudi ir buvo tikima, kad kada tai įvyksta, tai Dievas sujudina visą žemę, atgyja gamta, pradeda augti žolė, javai, medžiai ir visa gyvybė. Yra tokie paliudijimai žmonių užrašyti. Kai pirmą kartą išgirsta griaužiant, sako, kad dabar būsiąs tikras pavasaris. Mat perkūnas pavasarį laikomas kaip po pavasario pranašas ir gamtos atgaivintojas. Ir visoje Lietuvoje yra tikima, kad bent anksčiau buvo tikima, kad kol nesugriaudžia perkūnas, negalima maudytis upėse, ežeruose, netgi negalima gerti to vandens, kuris dar neužgriaustas perkūno, nes galima susirgti. Iš viso negalima nieko su žeme daryti, negalima ant jos kūrenti ugnies, vaikščioti basomis, negalima gulėti ant žemės, sėdėti ant akmenų, negalima jokių žemės darbų dirbti, nieko sėti ar sodinti, net gyvulių išginti lauką negalima. Ir mitologė Nijolė Laurinkienė rašė, kad iš tikėjimų galima spręsti, kad pirmoji perkūnija turėjo pasaulį tokios kaip pašventinančios, sakralizuojančios galios, itin svarbios pavasarį. Mat įsivaizduota, kad per žiemą tamsų į metų laiką žemėje susitelkdavusios žmogui labai nepalankios jėgos. Dėl to žemę reikia pašventinti, pašalinti tas kenkėjiškas galias. O po pirmosios perkūnijos žemė tampanti švari, šventa, kupina gyvastingumo ir dabar jau reikia kaip tik prie tos žemės liestis, priglusti, būti kuo arčiau jos, kad iš atsigavusių po žiemos negandų, pievų ir laukų žmogus gautų fizinių ir dvasią stiprinančių jėgų. Na ir buvo papročiais visų tam tikrais apeiginiais veiksmais, kada pirmą kartą perkūnas sugriaudi, tai reikia verstis per galvą, voliotis ant žemės, šokinėti. Pavyzdžiui, piemenėliai, kada išgirsdavo pirmą kartą perkūną, versdavosi kūlių bent kelis kartus. Taip pat ir vyresni piemenys versdavosi, kad gyvuliai geriau augtų, banda būtų stipri. Moteris voliodavosi, kad tai padidins linų augimą ir visokių daržovių derlių. Netgi sakydavo, kad reikia verstis 3 kartus, netgi voliotis ant žemės geriausia nuogam, nes voliojimasis ir tas vertimasis kūliais ant žemės skatina vaisingumą, laiduoja žmogui laimę ir sėkmę, suteikia drąsos, didina sveikatą, atsparumą visokiem parazitams, žodžiu, tai visokiojopai stiprina.
Arba reikia pašokinėti, nuėjus prie upės 3 kartus peršokt per vandenį, tuomet perkūnas netrenks to žmogaus. Netgi, pavyzdžiui, Žemaitijoje yra užrašytas toks tikėjimas, kad per pirmą perkūniją galima išgydyti galvos skausmą. Išgirdus tą perkūną reikia paimti nuo žemės grumstelį, akmenuką ir patrinti juo savo galvą, tada niekada jos neskaudės. Na ir jau po to stengdavosi išginti lauką ir gyvulius, kad ir jiems būtų daugiau sveikatos. Bet dabar, kada tas pirmas perkūnas griaudžia Lietuvoje? Tai čia žmonės labai stebėdavo, kokią dieną jie įsimindavo per visus metus, kada tai įvyko. Nes, pavyzdžiui, per anksti, jeigu perkūną sugriaudi, tai nieko gero. Pavyzdžiui, jeigu dar yra ledas, dar medžiai nėra išsprogę, kaip pavyzdžiui dabar. Ir jeigu perkūną sugriaudi, tai tada bus labai bloga žolė, nederlingi metai, šalta vasara. Netgi kovo mėnuo visas, jeigu per anksti skaitėsi perkūnai, nes tada karvės gali duoti ir mažai pieno ir panašiai. Geriausia, kada perkūnas pasigirsta per Velykas, tai reiškia jau po pavasario lygiadienio. O jeigu iš viso nesugriaudi perkūnas pavasarį, tai bus blogi metai, gal net badas. O jeigu bus daug griausmingų tokių dienų, tai tada jau gali būti ir geras derlius. Tai va, čia mes dabar visi turim laukti perkūno. Na ir dabar jau nuo vasario prasideda Lietuvoje švenčiamos tos ypatingos dienos, kurios yra siejamos su parskrendančiais paukščiais. Tai vat vasario mėnesį yra pirmiausia parskrenda vieversys, tai vasario 24, dar Švento Motiejaus diena, nes buvo tradicija jau su katalikiška tradicija siejant, tai tos senos šventės buvo su šventaisiais susiejamos, tarsi irgi savotiškai, kaip anksčiau buvo daug dievų, tai va čia daug šventųjų atsirado. Tai va tas vieversys arba cirulis, kaip vadindavo, labai svarbu, tada suaugusiai ragindavo vaikus daug bėgioti, 2 kartus apibėgti apie trobą, iki galų laukės vėl namo, kad jie visus metus būtų labai greiti kaip vyturėliai. Na ir merginos irgi tą dieną stengdavosi sniegu 3 kart gerai nusiprausti, kad išlaikytų tą veido skaistumą net per vasaros kaitrą, nes jau iš tikrųjų jau pradedama nuo to laiko ruoštis vasaros darbams. Kita tokia labai svarbi diena tai kovo 4 arba kovarnių špokų diena. Visas mėnuo gavo šitą pavadinimą nuo šito paukščio. Na ir tai kartu ir Švento Kazimiero diena. Tai tą dieną ūkininkai nors trumpam praverdavo tvartų duris, tiesiog pradžiuginti gyvulius pavasario saulę, pirmais pavasario garsais. Na ir dar mes visi žinome, kad Švento Kazimiero garbei daug kur, ne tik tai Vilniuje, čia ir visoje Lietuvoje buvo rengiami atlaidai, po pamaldų vykdavo mugės, bet pati tokia garsiausia mugė, tai Vilniaus krašte nuo 17 amžiaus pradžios netgi Kaziuko mugė, kuri jau nuo pat pradžių buvo tokia labai įspūdinga su triukšmingomis kostiuminėmis eisenomis ir kitom tradicijom. Iš kurių ten labai daug tokių yra ir tradicinių dirbinių, kaip verbos, visokie marginukai ir merginoms vyrai pirkdavo širdelės pavidalo meduolius, pyragaičius. Na ir dabar ta mūsų mugė, kuo toliau, tuo irgi darosi vis didesnė ir pritraukia. Ir dabar buvo labai labai daug žmonių Lietuvoje ir iš užsienio labai daug atvykusių. Na ir tokia kita diena labai svarbi, kovo 10, kada jau sakoma, jog jau parskrido 40 paukščių rūšių į Lietuvą. Na ir įdomus paprotys rytų Lietuvoje gyvavo tą dieną šeimynai kepti 40 bandelių. Ir tai buvo kepama ne šiaip savo pasivaišinti, bet irgi siejant su derliumi, kad tada bus labai geras javų derlius. Na, žemaičiai tikėjo, kad tą dieną nereikia labai toli iš namų važiuoti, nes tada galima labai pyktis su kaimynais, gal net su saviškiais, geriau kartu su jais praleisti tą dieną.
Na ir visai neseniai čia prieš porą dienų Pempės diena, kovo 19 diena, arba Švento Juozapo diena. Tai čia Lietuvoje buvo tą dieną įprasta, kad merginos labai viską tvarkydavo, šluodavo kiemus, tvarkydavo, purendavo darželius. Na, jeigu jau perkūną sugriaudėjo, tai tada galima ir pasėti gėles, daržovės. Na ir visokiems darbams pavasario ruoštis. Na ir pati svarbiausia iš visų šitų paukščių pažyminti diena, tai yra gandrinės, kovo 25, dar vadinama blovėšiais. Nu, mes visi turbūt žinome, kad gandras lietuviams yra kaip kažkoks šventas paukštis, kuris atneša laimę ir gerovę į namus. Turi jisai daug vardų, vadinamas ir starkumi, gužučiu, busilu, pacijonu. Na ir mes Lietuvoje tai dar po šiai dienai labai stebim, kaip mes tą gandrą pirmą kartą pamatom. Jeigu jisai skrendantis, tada labai gerai, visus metus seksis, viską greitai padaryti, bus ir sveikatos, ir turto, ir, pavyzdžiui, merginos galėdavo ištekėti, apskritai, vat, visi gali daug keliauti. Jeigu tupintis lizde, pavyzdžiui, na tai viskas seksis lėčiau. Merginos liks savo namuose, niekur neištekės. Na tiesa, aš tų paaiškinimų, ką reiškia, jeigu gandras vaikštinėja, varlinėja, kažkaip nelabai radau, na, bet teks matyti rūpintis labai namais, visokį kaupti gėrį, žodžiu, kad nebūtų visi alkani, tai irgi gal nieko blogo. Na ir ką reikia daryti, kad kada pirmą kartą pamato gandrą? Tai kas labai įdomu, kad čia yra labai panašių paralelių su tuo, kai pirmą kartą išgirsti perkūną. Tai reikia verstis kūlio per galvą, kad būtų greitesni gyvuliai, geriau ganytųsi, čia ypač piemenys versdavosi. Na ir tiesa, mes tą paprotį verstis per galvą labai siejam su lygiadienio šventės papročiais. Va ateinantį sekmadienį ant Pučkorių piliakalnio jau bus prie Vilniaus čia šventė, tai tiesiog lasdą dviese laiko, o kiti vartosi per tą lasdą, nes tai reikia persiversti kaip tik į tą gyvybę, į atgimimą būtent visiems metams. Ir gandrinės, tai sakyčiau, tokia yra kaip tik ta šventė, kuri pažymi lygiadienį. Nes pats lygiadienis, jeigu astronomiškai žiūrėt, jisai nebūtinai 21 kovo, bet jisai gali ir 19 kartais būti. Na ir tai tas vėlavimas, kad kovo 25 yra gandrinės, tai čia yra gana dėsningas dalykas, kad jeigu, tarkim, gamtoje Saulė turi kažkokią tai datą ypatingą, ar tai būtų saulėgrįža, ar tai būtų lygiadieniai, tai tos šventės, kuriuom pažymima, tai jos vėluoja kokias 3-4 dienas. Pavyzdžiui, kūčios ir kalėdos, tai yra ne visiškai per pačią saulėgrįžą, o šiek tiek vėliau. Lygiai taip pat ir po vasaros saulėgrįžos yra joninės arba rasos, ta vadinama šventė, keliom dienom vėliau. Tai va čia ir gandrinės, galima sakyti, tokia su lygiadieniu daugiausia susieta šventė. Na ir būta visokių tikėjimų, kad būtent per gandrinės, dar kai čia Lietuvoje tų miškų buvo labai daug, jos jau išsirita iš savo guolio. Taip pat sakoma, kad jau po gandrinių galima miške pamatyti ir gyvates, kurios ritinėja savo aukso karūną. Ir po gandrinio jau pasikeisdavo ir žmonių gyvenimo režimas, jie jau pradėdavo valgyti pavakarius. Nes būta tradicinio tokio gyvenimo režimo mūsų papročiuose, kiek kartų valgyti žiemą, kiek kartų valgyti vasarą. Aišku, vasarą daugiausia, ten ir priešpiečiai, o čia jau prasideda nuo gandrinių pavakariai. Pusryčiai, pietus, pavakariai, vakarienė. Na ir ką darydavo per gandrinės, nes iš tikrųjų tai šventė. Tai stengdavosi šeimininkės atsikelti kuo anksčiau, kad nepristigtų sveikatos visiems metams per darbymetį. Na ir jos kepdavo gandro vaišes. Tai tokias bandeles iš labai įvairių rūšių javų vadindavo juos įvairiai kaukorais, prieskieniais, šeškučiais, kratiniais, arba darydavo kanapinius tokius pyragėlius, arba darydavo krekenomis įdarytus šaltonosius. Ir
tos vaišės buvo ne vien šeimynai, tai būdavo dalinamasi su kaimynais ir buvo sakoma, kad reikia dalinti su kaimynais dėl to, kad labai gerai dygtų po to javai. Na ir čia vakar truputėlį paminėjo Lijana, kad buvo tas 19 amžiuje prašytas sterkavimo paprotys, kada eidavo lankyti kaimynus su vaišėmis ir eidavo lankyti ne bet kaip, o imituodami judesiais gandro judesius. Ten galvą aukštai iškėlę, kaip kokį snapą, rankom plasnodami, kojas aukštai kilnodami. Na, įdomu pamatyti per langą, kaip vienas kaimynas eina pas kitą, va, būtent šitaip. Čia galima su vaikais irgi tokius visokius pabandyti imitavimus gandro. Na ir tą dieną paprastai labai svarbu javų sėklas apžiūrėti, pažarstyti rankom, tarsi pažadinti tą gyvybės jėgą juose. Šeimininkės kopūstų galvas pakilnodavo, na, kad su daržovėm viskas sektųsi. Na ir tą dieną svarbu, kad nereikia nieko skolinti iš namų, panašiai kaip per kūčias, kad niekas nesirgtų. Na ir dar kitas paukštelis yra čia pat, nes buvo tikima, kad gandras parskrenda ant uodegos parsineždamas kielę, kuri išspardo visus likusius ledus Lietuvoje. Net žemaičiai ją vadino ledspira, reiškia ledus spardanti. Na ir jau buvo minėta Lijanos, kad šokis buvo toks ypatingas. Pavyzdžiui, dzūkų šokis vadinosi tiesiog kėlytė. Kai merginos šokdavo pamėgdžiodamos kėlės judesius su visokiais tuptelėjimais. Ir panašiai yra Žemaitijoje užrašytas šokis ledspira, kur merginos basos prie supuoklių šokdavo tą šokį visaip imituodamos ledspirą, plasnodamos, tūpčiodamos ir panašiai. Turbūt nedaug kas įsidėmėję yra dar tokį dalyką, kad ta pati diena gandrinių, kovo 25, dar buvo vadinama ir bičių diena, nes tą dieną saulė kartais pakaitindavo neblogai avilius ir bitės jau paskrisdavo šiek tiek aplinkui paskraidyti. Ir tada bitininkai medžius keldavo spietinės, kad tie vasaras spiečiai toliau nenuklystų. Na ir kovo pabaiga dar pasižymi kitokiais papročiais. Pavyzdžiui, iš XIX amžiaus yra Simono Daukanto paminėta tokia pavasario sutikimo apeiga, kurioje dalyvaudavo tik merginos, jos labai lengvai apsirengusios, basos bėgdavo per kaimą į rytus, pasitikti saulėtekį ir grįždamos jau visiems skelbdavo apie pavasario ateimą, irgi labai gyvai šokdamos, plodamos rankomis, ratelius eidamos. Na ir čia netgi yra, vėliau perskambinsiu, paskaitą turiu. Žodžiu, ir netgi yra kažkokių panašių dalykų ir XVI amžiuje aprašyta, kad buvo taip, tos apeigos skirtos dievui Pergrubijui, kuris jau visiškai išvarydavo žiemą. Na ir dar tokia įdomi šventė yra net ir gavėnė, kai būdavo, kada daug draudimų, bet pusiaugavėnis per vidurį tos gavėnios, o tai galėjo būti nuo kovo pradžios iki balandžio pradžios, priklausomai nuo Velykų. Tai va tai buvo tokia išskirtinė diena, kada iš tikrųjų galima net ir vestuves buvo daryti, ir šokius daryti. Na ir tą dieną jaunimas prašydavo sveikatos, iš gavėno, kas įdomu, prašydavo. Ir reikia tiesiog anksti atsikelti, persiversti kūlviršį ir tada būtinai ta sveikata pribus. Dzūkai ragindavo vaikus kuo anksčiau, kad atsikeltų irgi ir lakstytų basi. Netgi Varėnos krašte aprašyta, kad tokie papročiai, kad ne tik basi, apskritai vienmarškiniai išbėgdavo į laukus, kalnelius turėdavo aplakstyti, žaisdavo visokius gaudimo žaidimus ir ratelius ir pas kaimynus užbėgdavo, juos ten vaišindavo. Na, žodžiu, tie mūsų senovės prosenelių laikais vaikai buvo matyti labai stipriai užsigrūdinę, nes dar čia vienas įdomus dalykas, kad buvo tikima, kad žmogaus šiluma gali duoti gyvybę gamtai ir jie taip gali irgi padėti greičiau visai augmenijai, kad jinai ateitų greičiau.
Na, pati tokia svarbiausia pavasario šventė yra Velykos. Pagal ją yra apskaičiuojamos visos kitos kilnojamosios šventės, nes Velykų data kasmet nustatoma vis kita pagal tokį principą, kuris iš esmės atspindi Mėnulio ir Saulės kalendorių jungtį. Nes, reiškia, kaip Velykos švenčiamos esant Mėnulio pilnačiai pirmą sekmadienį po pavasario lygiadienio. Tai yra po kovo 21 dažniausiai. Tai tas laikas Velykų gali būti nuo kovo 23 jau labai ankstyvos Velykos ir pačios vėlyviausios, tai būtų balandžio 24 dieną. Na ir aš tiesą sakant, truputėlį abejoju, kad Velykos į Lietuvą pateko tik krikščionybės dėka, nes iš tikrųjų tie apskaičiavimai pagal Mėnulio kalendorių ir Saulės kartu yra labai senas dalykas. Mėnulio kalendorius yra pats seniausias Lietuvoje, net pats pavadinimas Mėnuo. Tai yra būtent nuo Mėnulio. Ir pagal Mariją Gimbutienę tai siekia iki indoeuropietišką laikotarpį, senąją tą Europą, kada labai svarbios Mėnulio fazės buvo, kurios veikia žemės ir vandens stichijas. Ir tie pėdsakai išliko Mėnulio kulto Lietuvoje iki pat vėlyviausių laikų. Pavyzdžiui, Mėnulis vadintas dievaičiu. Pamačius jauną Mėnulį buvo sakomos maldelės ir stogastulpiuose mes tą Mėnulio įvaizdį galim pamatyti, įvairių tradicinių dirbinių ornamentuose, netgi kiaušinių ornamentuose taip pat. Ir dainuose kitoje tautosakoje Mėnulis vadinamas tėveliu. Saulės kalendorius taip pat yra labai senas. Nuo neolito laikų mes čia turime ir gintarinius amuletus su Saulės simbolika ir visokius papuošalus ir audinių raštai ir saulutės ant koplytstulpių viršūnių ir taip toliau. Ir dainuose Saulė mums yra Saulė motulė. Tad tas dalykų nustatymas pagal Mėnulio ir Saulės kalendorių tokia jungti gali tikrai būti labai senos kilmės, jisai toks gal net platesniam buvo plačioj teritorijoje, nekeista, kad ten, kur buvo krikščionybės užuomazgos irgi. Bet kas įdomu, mes turime ypatingą pavadinimą Velykos. Nedaugelį kraštų, pavyzdžiui, angliškai Easter, ten kitur Pascha ar dar kažkaip yra. Ir tas su Velykdien yra dar ukrainiečių, baltarusių, kas yra didžioji diena, jeigu taip iš slavų kalbos verčiant, tai kai kas ir kildina, kad čia mes turim tą pavadinimą būtent iš baltarusių ir ukrainiečių, bet gali būti atvirkščiai, kuo toliau, tuo daugiau tokių kalbų, kad slavai iš baltų perėmė daug, nes iš tikrųjų tai siejasi ir su žodžiu vėlės. Ir mes turim sąsajų, kad per Velykas buvo tikima, kad atėjus pavasariui vėlės atsikelia į žemės, kol pirmasis perkūnas jas vėl sugrąžina į kapus. Na va, ir čia matot visą tą dar sąrašą švenčių, nuo kurių priklauso, reiškia, nuo Velykų datos ir kitos šventės. Tai nuo pradedant užgavėnėmis, baigiant devintinėmis. Dabar pirma tokia didelė, labai svarbi to Velykų ciklo šventė, tai yra, aišku, verbų sekmadienis. Paskutinis sekmadienis prieš Velykas. Na ir kaip tik kas vyksta per šį sekmadienį, tai yra irgi labai daug archaiško palikimo. Tas būtent paprotys plakimas arba mušimas kadagio šakele, kuri vadinama verba. Va čia kaip tik matote, kur yra kairiai, kur yra tik tai kadagys, dar gali būti žilvičio viena kita šakelė, nes pagal senus tikėjimus, plakant žmogų žaliuojančią šakelę, jam suteikiama augimo jėga, sveikata, apsauga nuo ligų ir kitokios stiprybės. Kas anksčiausiai verbų sekmadienį atsikelia, tai plakate kitus miegančius, sakydamas, verba plaka, ne aš plaku, ar žadi Velykaitį, ta prasme margutį. Ir plakama tol, kol tas gaunamas pažadas duoti margutį.
Na ir kiekvienas turėjo būti paplaktas šeimos narys tą verbą, kad būtų sveikas visus metus. Jeigu, sako, jauni išplaka jaunus, tai jie bus labai gražus visus metus. Jeigu senas išplaka seną, tai jie bus laimingi. Na ir paskui jau neždavo verbas į bažnyčią šventinti, tas verbas dar labiau atidžiau sudėliodavo, tai ir kadagių dėdavo, ir visokių kitų žieminių žalumynų, šakelių, išsprogusių karklų šakelių, sakydavo, kuo daugiau katinėlių, tuo daugiau tų pumpurėlių. Na ir toms pašventintoms verboms paskui buvo priskiriama didžiulė apsauginė prasmė, jos buvo kaip gydančios. Reiškia, vat, pavyzdžiui, pirmiausia grįžta iš bažnyčios ir su ta pašventinta verba suduodavo per galvą tiems, kurie nėjo į bažnyčią ir sakydavo, lyga lauk, sveikata į vidų. Taip pat vaikams suduodavo tą šventintą verbą, kad jie geriau augtų ir kad būtų paklusnus tėvams visus metus. Na ir paskui saugodavo visus metus iki kitų verbinių, verbų sekmadienio, užkišdavo, pavyzdžiui, pastogiai, kad saugotų namus nuo audrų ir piktųjų dvasių. Paskui, pavyzdžiui, naudodavo, kada smilkydavo išgenamus gyvulius. Arba jeigu ligonis atsirasdavo namuose, tai ir parūkydavo jo kambarį, pasmilkydavo, arba trobesius smilkydavo, kad viskas tose trobesiuose būtų gerai, kad netrenktų perkūnas ir panašiai. Na ir aišku, mes garsėjam dabar Vilniaus krašte išplitusią tą dekoratyvinių verbų rišimo tradiciją, kuri jau nuo XIX amžiaus yra žinoma ir būtent jinai yra įtraukta dabar į nematerialaus kultūros paveldo sąvadą. Toliau didžioji savaitė. Na, iš tikrųjų, jinai prasideda jau nuo verbų sekmadienio, bet labai svarbios ir kitos didžiosios savaitės dienos, kada tas vadinamas didysis pasninkas būdavo, trunkantis nuo didžiojo trečiadienio iki Velykų išvakarių. Na ir pačios ypatingiausios dienos yra didysis ketvirtadienis, kuris turi dar porą tokių pavadinimų. Šiaip bažnyčia tai mini kaip paskutinės vakarienės dieną. Ir nuo to laiko jau skamba, nutyla tiksliau bažnyčios vargonai, tik skambinama tarškučiais, bet liaudyje nuo seno dar buvo vadinama tai čistasis ketvirtadienis arba švarusis ketvirtadienis, tai tokio didžiojo pavasarinio apsišvarinimo diena. Ir tą dieną žmonės viską tvarkydavo, ir namus, ir kiemus, tvartus, sodus, taip pat patys save. Čia kažko panašu į kūčias, kad reikia būtinai pasikurti pirtį. Ir tiesa, į pirtį eidavo maudytis tekant saulei, va čia kas labai įdomu. Nes buvo tikima, kad vanduo įgyja tą dieną labai tokių gydomųjų galių, netgi eidavo nusiprausti arba net išsimaudyti į upelį, kuris tekėdavo į saulę. Tuomet sveikatos užteks visiems metams. Na ir dar vadino šį ketvirtadienį žaliuoju, nes tada eidavo susirinkti visokių žalumynų į miškus ir laukus, kuriais paskui puošdavo per Velyką namus ir vaišių stalą. Na ir dar vadinamas šitas ketvirtadienis vėlių Velykomis arba vėlių Velykėlėmis, nes lankydavo kapus palikdami ten mirusiems auką kiaušinių ir visokių kitokių vaišių. Būtinai lankydavo kartu su vaikais, rodydavo senelių, protėvių kapus, juos tvarkydavo. Na ir sakoma, kad anksčiau tos vėlių Velykos tęsdavosi net 3 dienas, nuo ketvirtadienio iki šeštadienio. Dabar ta didysis penktadienis arba vėlių pėtnyčia, tai jau ta pagal bažnytę čia didžioji atgailos diena, stengdavosi tą dieną mažiau dirbti, laikytis tylos, nebent eiti bažnyčiai iš pažinties, šventinti kažkokias vaistažoles ir panašiai. Na, o didysis šeštadienis tai jau paskutinė pasiruošimo Velykų šventei diena ir čia vėl pilna tos labai senos simbolikos. Tai ugnies ir vandens simbolikos. Pirmiausia, tai yra
iš bažnyčios parnešamas šventintas vanduo ir juo visi šlakstomi, ir namiškiai, ir sodyba, pastatai, gyvuliai, laukai, netgi pilama to šventinto vandens į šulinį ar tvenkinį, kad tas vanduo būtų visuomet geras. Taip pat nešdavo pašventintą ugnį iš bažnyčios. Netgi namuose užgesindavo tą pastoviai saugojamą ugnį, kad parsineštų paskui naują ugnį. Labai įdomus paprotys yra užrašytas, kad raiti vaikinai parneždavo ugnį, kada jie tiesiog uždegtoje kempinėje sukdavo ten ant tokio, ratu virš galvos tą kempinę, kad aplink suktųsi ir va taip va parjodavo su ta ugnim ir įžiebdavo namų židinį. Na ir kada jau pabaigdavo dirbti svarbiausius darbus, tada pradėdavo ruošti velykinius valgius, margindavo kiaušinius, čia daugiausia vaikų ir jaunimo užsiėmimas, įrengdavo sūpuokles, maudydavosi vėl pirtyje. Va, kas įdomu, kad didžioji savaitė ir ketvirtadienį, ir šeštadienį eidavo į pirtį. Na ir paskui eidavo nakčiai į bažnyčią, kad per naktį melstųsi iki paryčių, saugodami Kristaus karstą. Na ir įdomu, kad anksčiau tai daugelį Lietuvos vietų bažnyčiose pasirodydavo persirengėliai, kareiviai, kurie saugo tą kryžių. Ir kiti, va, tie persirengėliai vilniukai, žydukai, kurie stengdavosi tarsi pavogti kryžių, bet iš tikrųjų tai jie neleisdavo žmonėms miegoti, krėsdavo visokius pokštus, pavyzdžiui, pakišdavo po nosim amoniako, tabokos, surišdavo batus, paskui pažadindavo, visokių šposų. Ir tokia tradicija dabar yra išlikusi tik tai Mažeikių rajone, Pievėnuose. Tai va, jinai tokia labai skirtinė. Na ir ryte, kai jau procesija eina, tai tie žydukai eina į priešingą pusę, aplink bažnyčią. Dabar pačios Velykos. Tai juose labai persipina ir senesni pavasario atgimimo šventės motyvai ir aišku krikščioniški motyvai, kadangi Kristaus prisikėlimas švenčiamas, tai ryte vyksta apeigos bažnyčioje, einama aplink ją, giedamos giesmės, o va tie kiti papročiai, kiaušinių marginimas, daužinimas, ritinėjimas, lalautojų vaikštynės, laistymasis vandeniu, supimasis ir visa kita, tai viskas parėjo iš labai labai senų papročių. Tai dabar pirmiausia, tas velykinis namų puošimas. Kaip ir per Kalėdas, tada galima kabinti naują šiaudinį sodą, gali jisai būti net ir kažkoks ypatingas, kaip va čia matosi paukštukai su margučiais. Paskui puošiama namai visokiais žalumynais, pataisais, pavyzdžiui, bruknių šakelėmis, kerpėmis, net sudygusių javų kuokšteliais, jeigu tai būtų jau sudygę. Na ir toks labai pamirštas daug kur dalykas, kad būdavo Velykų eglutė. Va čia matot vaizdą. Ir daroma tiesiog prie tiesiog šakos, pririšant eglės šakeles. Ir toks kaip medelis ir tada ir kačiukais papuošiama, popieriniais paukščiukais, gėlytėmis arba šiaudiniais. Ir medelėje padaro tokius lizdelius, į kuriuos įdeda, yra 9 arba 12 kiaušinių. Ir manoma, kad tie Velykų eglutės kiaušiniai žmogui atneša laimę. Na ir karpiniai, aišku, irgi papuošdavo. Dabar pati kiaušinio simbolika, tai turbūt čia visuotinai jau yra žinoma, kad tai labai senas simbolis, apskritai kiaušinis kaip gyvybės atsiradimo, vaisingumo, net kaip viso tokio kosmoso simbolis. Žmonės tikėdavo, kad pradaužus kiaušinį iš jo išlenda gyvybė ir kada jinai ridinėjasi, tada jinai persiduoda ir žemėj. Ir priskirdavo tiems kiaušiniams pavasariniams ypatingiems protėviai tokias kaip ir gydomasias ir visokias kitokias galias. Ir buvo tikima, kad jeigu bus užkasami tie Velykų kiaušiniai laukuose, tai jie atneš labai gerą derlių. Na ir vaikams buvo irgi skiriama tie kiaušinukai. Ryte jie atrasdavo po 2 kiaušinukus kiekvienam vaikui, margučius, kurios tarsi padėdavo tą mitinę būtybę Velykė.
Pasakojama buvo, kad ji gyvena kažkur pamiškiai, moka gražiai marginti kiaušinius, o atėjus pavasariui primargina jų daugybę, sudeda į vaško ar cukraus vežimą ir pasikinkiusi kiškius išvažiuoja pas gerus vaikus, juos naktį aplanko ir apdovanoja. Čia kažkas panašaus kaip mūsų senis Kalėda, tai va čia per Velykas Velykė. Na ir kaip ten tie kiaušiniai įvairiai dažomi, tai čia arba marginami, tai jums papasakos toliau. O aš toliau noriu pakalbėti apie tradicinį Velykų stalą. Iš tikrųjų, jisai labai panašus į Kalėdų stalą, išskyrus tai, kad labai svarbus kiaušiniai. Na ir va ta Velykų boba atsiranda toks ypatingas patiekalas. Bet kas yra labai panašu dar su Kalėdom, kad turi būti kuo daugiau ir labai įvairių patiekalų. Buvo tikima, kad jeigu bus turtingas stalas, tai tada bus ir metai turtingi ir sotus. Na ir pirmiausia, ant stalo dedama į žaliuojančių želmenų kraitelę margučiai. Šalia išsūdyto sviesto toksai daromas avinėlis arba rožė. Ir po gavėnios pasninko ypač svarbus mėsos patiekalai, kurių būdavo labai daug įvairių, na, bet svarbiausia kiauliena. Tai gali būti ir kepta, ir virta, ir net kiaulės galva, įvairios virtos dešros, kumpis, visokios suktos ir slėgtos karkos, aišku, verdamas šiupinys, kepami kraujiniai vedarai, šaltiena daroma. Žemaitijoje turtingesnių žmonių namuose seniau populiarus Velykų valgis buvo avienos kumpis. Avienos, labai retas dabar dalykas. Netgi jį pakeitė paskui ir veršienos kumpis. Kartais netgi padarydavo tokį visą įdarytą paršiuką ar net avinėlį. Na, tai čia tie turtingiausi. Tarp kitko būta ir žuvų, ir silkė, ir visokios kitokios žuvis. Būtinai dėdavo raugintų daržovių, agurkų, raudonų burokėlių, kopūstų, kartais troškintų dėdavo. Na ir vat svarbus tie pyragai visokie, tai iš jų ypatingas tas yra Velykų pyragas, daug kur vadina boba arba babka. Ir kas svarbu, stengdavosi kepti kuo aukštesnę, nes tai parodo šeimos turtingumą ir gerą derlių. Tarsi lemia tas aukštumas bobos. Na ir Velykoms kitokie kepiniai, visokie vyniotiniai, pyragai, bandelės, gali būti ir su aguonomis daryta, džiovintais vaisiais, kopūstais, grybais, varške ir panašiai. Ir būtinai juoda ruginių miltų duona. Na, už gėrimo ant Velykų stalo būna sulos, giros, kurią daro ir iš duonos, ir iš kmynų, ir iš tos pačios sulos. Na ir, aišku, alus, ypač Aukštaitijoje mėgiame. Na, seniau Velyką švęsdavo 3 dienas. Ir pirmoji diena labiausiai susieta su bažnyčia, namais, antroji tai jau su svečiavimusi ir ta visa linksmybių pradžia. Trečioji buvo vadinama ledų diena, tai tokia kaip poilsio, kada niekas nesimdavo jokių lauko darbų, nes tikėdavo, kad jeigu taip darys, tai tada jau viską išmuš ledai. Na, pati pirmoji diena, tai, kaip minėjau, saulei tekant aplink bažnyčią eina prisikėlimo procesija ir tada mušama būgnais. O mato, čia tokia sena nuotrauka, kaip muša būgnais, kai kur net šaudydavo iš patrankų, o jei būdavo persirengėlių, vat, kaip aš minėjau, ten naktį budėdavo, tai jie eidavo būtinai priešingą kryptį. Na ir iš bažnyčios paskui skubėdavo kuo greičiau į namus, net lenktyniaudavo, ir tai galbūt ne vien dėl to, kad labai tas pasninkas nusibodo ilgas gavėnios ir norisi atsigavėti jau galų gale prie Velykų stalo, bet va tokios lenktynės galėjo turėti ir tokių kaip ir maginių tikslų, kas grįš namo pirmas, tam ir darbai seksis greičiau, visur bus pirmi. Na ir grįžus iš bažnyčios jau visa šeima sėda už to šventinio stalo. Pirmiausia, šeimos galva vieną margutį padalina į tiek dalių, kiek yra vaikų, o paskui jau valgomi kiti margučiai ir žiūrima, kieno stipresnis. Daug kur buvo valgoma tiesiog paprastai riebi kopūstų sriuba, o po to visokie mėsos patiekalai ir galiausiai pyragai ir kiti saldumynai. Kai pasivaišindavo, tai aišku, kadangi dalis budėjo naktį bažnyčioje, tai eidavo miegot,
o vaikai lauke jau pradėdavo rident margučius. Šiaip pirmą dieną, kaip sakiau, daugiausia praleisdavo namuose, niekur neidavo, nebent tik pas pačius artimiausius kaimynus. Bet vakarop jau pasirodavo lalautojai. Anksčiau tai būdavo jauni vyrai, tik tai lankydavo ir jiems labai rūpėjo merginas aplankyti visų pirma. Jie eidavo labai triukšmingai, su muzika ir barškalais, netgi tokių persirengimo tarsi motyvų būta. Na ir jie ir šventas giesmės giedodavo, bet tokios būdavo ypatingos, tos lalinkos su priedainiais ai lalu lalu, ei lalo, vynelis vyno žaliasai, kur būtent merginoms palinkėjimai ir piršlybų, ir šeimininkams palinkėjimai. Netgi žinau, kad būta netgi kur Dzūkijoje kaip rateliai, kada įeidavo į vidų ir ten merginos, tiesiog galima sakyti, jas išventindavo į merginas, nes atsineždavo vainikus ir uždėdavo ant galvos, dainuodami va tas lalinkas. Na ir tie lalautojai ne tik giedodavo, dainuodavo, bet ir linkėdavo visko. Čia labai panašu, kaip persirengėliai per kalėdas ar per užgavėnes. Tai gero derliaus, sotaus gyvenimo, merginoms ištekėti, gerų daug vaikų ir, aišku, už tai lalauninkai būdavo apdovanojami margučiais, sūriais, riešutais. Matosi, krepšelį jau laiko. Vėliau lalauninkai iš tų surinktų kiaušinių rinkdavo kartais gražiausią šitą margutį ir paskelbdavo tą merginą, kurį jinai padovanojo visam kaimui. Na, o antroji Velykų diena, tai jau čia kaip tik svečių diena. Ir prasidėdavo visos linksmybės. Tarp kitko, kas įdomu, gal dar čia grįžtų, apie tą dalykavimą noriu papasakoti, nes čia irgi labai mažai žinoma. Kiekvienas stengdavosi atsikelti kuo anksčiau, nes norėdavo užklupti kitus šeimos narius miegančius ir juos apvelikauti. Tai reiškia suduoti išsprogusiam šakelėm. Čia ne kadagiais, bet išsprogusiam šakelėm, nes jas pasimerkdavo jau nuo pusės gavėnios. Ir kurios užtinka be miegančius, nuplaka, tai tie turi duoti velikautojui bent po kiaušinį. Tai tas yra labai panašu net į verbų sekmadienį, kur verbomis. Dar eidavo vaikai kiaušiniaut, jie ypač mėgdavo krikšto tėvus aplankyti. Bet kada jie eidavo per kaimą, jau minėjo Lijana, kad su oracijom, aš mažas vaikelis, kaip pupų pėdelis, prie slenksčio stoviu, kiaušinuko noriu ir gaudavo kiaušinių. Jeigu burnytė vienas pirštukas, vieną kiaušinį nori gauti, jeigu du pirštukai, reiškia du kiaušinius. O jaunimas, dar vienas labai mažai žinomas paprotys, eidavo dėdiniauti. Tai jauni vyrai eidavo prašyti kiaušinių būtent pas merginas, ne tik kaip lalautojai, bet pasirodo jau ir tą antrą dieną jie vėl eidavo. Ir kai prisirinkdavo kiaušinių, tada ir vykdavo rinkinėjimo varžybos ir visokie kitokie žaidimai. Ir tada prie supinių jie rinkdavosi, prasidėdavo šokiai visokie. Tiesa, dar paminėti reikia laistymąsi vandeniu, kad, pavyzdžiui, vaikinai eidavo prausti merginų antrą Velykų rytą. Kai užeidavo į trobą, kur gyvendavo merginos, paspausdavo rankas šeimininkams, o kai sveikindavo moteris ir mergina, joms į delnus po truputį pildavo vandens ir po to nušluostydavo rankšluosčiu. Tai ta tradicija dabar yra irgi įtraukta į nematerialaus kultūros paveldo sąvadą. Tada tokius prausikus netgi sodindavo šeimininkai už vaišių stalo. Na ir būdavo ir kitaip laistomasi. Pavyzdžiui, net ir antrą ir trečią dieną tiesiog galima iš viso kibiro užpilti, nes tai būdavo tarsi linkima, kad nebūtų sausros, būtų geras derlius ir kad laimė ir sveikata ir visa kita būtų. Na ir supimasis. Tai kas įdomu, kad supynės daug kur prasidėdavo dar per užgavėnes, jas tada rengdavo klojimuose, nes laukia šalta, sniego daug, bet jau pradėdavo nuo tada suptis ir prasmė yra labai panaši, kad tas pavasaris ateitų, kad gyvybė ateitų, bet labiausiai tai aišku supdavosi per Velykas, paskui per Jurgines, per Sekmines. Na, supdavosi visi, ir vyresnio amžiaus žmonės, ir vaikai supdavosi, bet tai ypač jaunimo
užsiėmimas ir tos supynės būdavo įrengomos kur aukščiau ant kalnelių, tarp dviejų greta augančių medžių, arba vat matosi tokios specialiai padarytos kuo aukštesnės supynės. Ir net sakydavo, kuo aukščiau įsisupsi, tuo viskas bus geriau. Vaikams tiesa jau darydavo mažesnės, įrengdavo netgi kambaryje kartais ir sakydavo, jeigu vaikai per Velyką supsis, tai bus smagus ir greiti. O vat kuo aukščiau įsisupsi, čia visiems tas buvo, tuo aukštesni bus linai, tuo ilgesnis pluoštas, o merginoms tai jos greičiau ištekės. Na ir visokios supoklinės dainos šalia to. Dar kitas, va čia apačioje matote, kur viena pašokusi, kita žemiau, tai čia šokimas lenton. Tai va tas šokimas lentom Dzūkijoje būdavo irgi nuo užgavėnių arba per pusiaugavėnį, bet daugiausia nuo Velykų. Tai ant traso reiškia, nušoka viena ant vieno galo, kita pakyla. Labai pavojinga, čia kažkas bandė tą daryti, tai net stuburą susilaužė. Čia prieš kiek tai, prieš 10 metų gal girdėjau tokią istoriją. Tai va, tai reikia čia įprasti. Nes va tas, kuo aukščiau pašokį, tai vėlgi tai buvo siejama su bus didesni rūgiai ir panašiai. Merginos greičiau ištekės. Na ir tie visokie velykiniai papročiai paskui atsikartodavo ir per atvelykį, per jurginės, per sekmines. Tai ir margučių marginimas, ridenimas, ir supimasis, ir šokimas lenton. Tiesa, buvo tai daroma tas šokimas lenton tol, kol sužaliuoja pavasarį pasėti rūgiai. Na, dar viena ta šventė tokia labai, dar čia gal priminsiu, kad atvelykis, Velykėlės yra sekmadienis po Velykų ir tada tai yra daugiausia tai vaikams skirta šventė, nes tik tai jie ir dauždavo kiaušinius, tik tai jie ir supdavosi. O kai kur Lietuvoje vaikus aplankydavo krikštamotės su dovanomis. Na ir tuo atvelykiu pasibaigdavo tas visas Velykų ciklas, na ir įsipindavo kartais arba atskirai, kaip šiemet bus, tai Jurginės arba Jorė, arba net sako per Grubijau šventę, tai balandžio 23-oji, jinai viena iš tokių svarbesnių, nes tada išgindavo gyvulius į lauką, nes jau žolė pasirodydavo gana tokia didelė ir po to prasidėdavo pirmieji pavasario darbai. Mini 16 amžiui, kad tai šita šventė buvo skirta dievybėms, ar tai per Grubiui, ar tai Ganikliui. Paskui tai buvo priskirta jau šventajam Jurgiui, kuris gyvulių ir ypač arklių globėjas. Simonas Daukantas rašė, kad ši šventė senovėje vadinta Jorė ir su šiuo pavadinimu susijęs žodis jorėti, kurio reikšmė augti, plisti, žaliuoti, aiškinama kaip tokia pavasario žaluma. Na ir labai daug atliekama apeiginių veiksmų. Kada išgena gyvulius į lauką, tada peina apeiginių būdų, dažniausiai 3 kartus, laiko kažką rankose, ypatingus dalykus, ar tai žvakę, lėkštę su kiaušiniais, ar tai šventintas žoles, verbas, aprūko gyvulių žolėm, suduoda jiems 3 kart verba, na ir eidavo taip pat apie laukus, kartais 3 kartus, kai kur net ir 12 kartų, ir irgi neždavo ypatingą reikšmę turinčius daiktus, tai duonos kepaliukus, žvakes, kiaušinius, apėję lauką vieną kepaliuką užkasdavo į žemę, prašydavo dievų gero derliaus, kad tas saugotų nuo žvėrių ar lygų gyvulius, o kitą kepaliuką pasidalindavo visi šeimos nariai ir suvalgydavo. Rytų Aukštaitijoje per Jurginės apeidami laukus voliodavosi po rugių lauką, šaukdavo augink Dieve, reiškia, kad augtų viskas gerai. Na ir tiesiog vaišindavosi žmonės gamtoje, ridinėdavo margučius, na ir kepdavo kiaušinienę, ypatingą didžiulę, matot, tą kiaušinienę. Tiesa, bet Lietuvoje čia jau daug metų švenčiama Jorės šventė. Čia matot vieną pavyzdį prie Kulionių piliakalnio netoli. Tiesa, ir tų dainų yra būtent su Joriu susieta. Čia jau vakar pasakojo šiek tiek Lijana. Nes jos garsiai dainuojamos turėjo prišaukti pavasarinę gyvybę.
Dar čia tiesa įsipina gegužės pradžioj, dažniausiai pirmą savaitę gegutės diena, kur jau minėjo irgi Liana, kad ir apeiginis toks žaidimas, šokis, gegužė buvo žaidžiamas, kur išsirinkdavo savo brolelius. Ir dabar prie paskutinės tokios pavasario šventės, jau kuri vis tiek prie pavasario, nors jau link ir vasaros eina, tai sekminės. Bet jos irgi priklauso nuo Velykų, tai 50 diena po Velykų, tai tarp gegužės 11 ir birželio 12 gali būti. Svarbiausia visada sekmadienį. Tai pagal krikščionybę tai yra šventosios dvasios nužengimo į žemę diena. Bet pagal tos senuosius papročius tai yra akivaizdi tokia pavasario ir žalumynų šventė. Nes visų pirma, tai yra berželių simbolika. Būtinai žmonės viską puošia tais berželiais. Namus, kiemus, laukus, netgi kažkur vartus padarydavo. Statydavo dažnai, bet kaip čia nuotraukoje, iš abiejų durų pusių, kad šeimininkai vienas kito klausytų. Va, toks tikėjimas buvo. Buvo tikima, kad per sekmines, jeigu surišdavo vantas pirčiai iš berželių, tai jos išvarydavo iš žmogaus visas ligas. Taip pat ir vaišių stalą sekminių, būdavo kitas vaišių irgi stalas, puošdavo berželių šakelėmis. Na ir tikėdavo, kad berželiai visą tą gyvybę, stiprybę perduoda žemei, gyvuliams, žmonėms. Na ir tie berželių žalumynai, jie neišmetami irgi, jie sudžiovinami ir laikomi visus metus iki kitų sekminių. Ir buvo tikima, kad sudžiovintų berželių dūmai irgi nubaido dvasias, apsaugo ir pastatą ir visą kitą. Antras dalykas tai piemenų šventė. Tai ryte, jau kaip vakar pasakojo Liana, piemenys stengdavosi kuo anksčiau atsikelt, o kurie jau suvėluodavo, tai jos apšaukdavo spirgučiu. Tai čia Sūduvoj spirgutis. Žemaitijoje šaukdavo ginalis. Na, dainuodavo tas dainas, oliavimai, kur atrodė ola, ola, ten visai panašiai. Na ir dar kas labai svarbu, piemenys vainikuodavo karves, pindavo joms vainikus ir tada su tom papuoštom karvėm surengdavo eiseną iškilmingai, pargindavo dainuodami, grodami visokiais savo instrumentais, nes jie labai mokėsi ganydami visko grot ir sekminių rageliais, šilpinėmis, lamsdeliais, ožragių, visokiais kitokiais pučiamaisiais. Na ir tada jie gaudavo apdovanojimus iš šeimininkių, nes buvo tikima, kad apvainikuotos karvės duos daugiau pieno. Gaudavo sūrių, kiaušinių, na ir tada rengdavo savo vaišes, savo šokius darydavo, kepdavo kiaušinienę. O tuo tarpu vietoj piemenų karvės ganydavo jau tie šeimininkų vaikai arba patys šeimininkai, dažniausiai merginos, tas paprotys buvo vadinama rytagonėmis, nes ganydavo per visą naktį. Čia tarp kitko merginoms buvo labai toks ypatingas įvykis, nes ir vaikinai ateidavo, jie ten visokių žaidimų žaisdavo, yra užrašyta toksai netgi Kupiškio apylinkėse rytagonių žaidimas vestuves kelti, kada viską padarydavo kaip tikrose vestuvėse. Išrinkdavo jaunąją, jaunikį, visokias apeigas, ten net padarydavo iš šakų tokią kaip palapinę, kur ten tarsi sugultuvės surengdavo, žiūrėdavo, kaip ta jaunųjų pora elgėsi. Jeigu jie labai meiliai, gražiai, tai metai bus labai geri, vaisingi ir panašiai. Na ir paskui, kai jau grįždavo ryte iš tos rytagonės, tai su šauksmais, su triukšmais jas pasveikindavo. Aš paskaitoj, būna tyliai. Aha, ir aplėdavo vandeniu, kad irgi tas aplėjimas rytagonių merginų buvo tam, kad būtų karvės pieningesnės. Na ir dar vienas dalykas, aš jau einu prie pabaigos, tai sambariai arba javų lankymas. Tai antrąją sekminių dieną, čia jau būtų pirmadienis paprastai, tai labai buvo įprasta eiti aplink javų laukus
O tas sambarių paprotys ilgiausiai Aukštaitijoje išliko, kur žmonės susirinkdavo ir vaišindavosi laukuose prie tų pasėlių, dainuodavo, eidami ratu aplink laukus arba šalia, ratelius visokius šokius šokdavo, žaidimus žaisdavo ir vaišės ant žolės padarydavo ir būtinai gerdavo tą vadinamą sambarinį arba sudėtinį alų. Va, ir tas paprotys buvo vadinamas parugėmis, kupolėmis. Ir vat kas įdomu, kad pagal senuosius tos šaltinius, net kai kur rašo, kad kupolių laikas, va tas kaip kupala, čia sako slaviškas pavadinimas, nors aš manau, kad čia grinai baltiškas, nuo to kupėti, kupa, vat kupolas, tas išaugimas tarsi visas. Tai prasidėdavo būtent nuo sekminių iki pat joninių. Visas tas laikas, net sakydavo, kad Strijkovskis, pavyzdžiui, rašė, kad 16 amžiuje kupalą lietuviai, žemaičiai ir visi kiti švęsdavo nuo gegužės 25 iki birželio 25 ir dar vėliau. Tai va, tai čia tiesiog yra toksai ryšys, net ir sutartinės, kurios buvo gėdamos, arba paruginės giesmės, jos irgi buvo vadinamos kupolinėmis. Ir visą tą laiką nuo sekminių iki joninių, reiškia, tarsi buvo toks periodas. Čia kaip tik tai buvo akcentai tokie ryškus, sekminės ir joninės. Tai sekminės tos iš dalies užbaigia pavasario tą visą laikotarpį švenčių ir kartu jau dviguba tokia šventė jau įžengiant į tą centrinę vasaros dalį, kur labai jau eina link saulėgrįžos. Tai va, turbūt jau ir pabaigiau, beveik net sutilpau į laiką. Gal turite klausimų kažkokių tai? Labas vakaras. Labas vakaras. Ar girdisi? Girdisi. Aš norėjau paklausti, aš iš vyresnių žmonių, kuriem dabar, sakysim, 80-90 metų ir jie dar gyvi, jie pasakojo, kad sekančiais metais prieš verbų sekmadienį ir Velykų šventes senosios verbos buvo sudeginamos. Kokia to yra prasmė? Šiaip labai reikėdavo išlaikyti visus metus. Ir va tas sudeginimas, jisai, tarp kitko, jisai yra daug kur mūsų papročiuose yra, kad praeina laikas ir būtinai reikia tą panaikinti simboliką. Tarkim, bet pavyzdžiui, dabar būtinai reikia, kad suktųsi ratas į priekį, reikia atnaujinti. Reikia, bet pavyzdžiui, ir tą, netgi kur minėjau, Velykų tą didįjį ketvirtadienį, kada užgesindavo namuose ugnį ir eidavo iš bažnyčios parsinešti naują ugnį. Tai vat nuolat reikia atsinaujinti. Ir mes galim netgi atsekti, kad tie atsinaujinimai metų cikle vis pastovus būdavo. Pavyzdžiui, blukį degindavo po kūčių, per kalėdas. Paskui vėl ta blukį irgi yra užrašyta, degindavo per Velykas ir panašiai. Tai maždaug paaiškinau, ar ne? A bit more. A few messages. Somebody offers 18 pounds. Somebody offers 20. Somebody just goes over. Aš dar turiu vieną klausimą, jeigu galite. Gali išsijungti. O kas tas blukis yra? Atsiprašau. Blukis tai yra kelmas arba kažkoks tai didelis medžio gabalas, rastas, netgi gali būti kaladė tokia, kaip simbolis. Ir jį tempdavo per kaimą ir visą laiką tempdami, tarsi užeidavo pas kaimynus ir visi sumesdavo ant jo visas blogybės, kurie prieš tai per metus buvo, tos blogybės. Ir kada jau pertemdavo per kaimą, tai tada jį sudegindavo. Tai va čia toksai va, kaip simbolis, kad kažkas praėjo buvusiais metais blogo, kad viskas tai išnyksta. Ar galėčiau paklausti? Mes ten nemesdavo nieko, šiaip, ne? Kaip sakot? Galėčiau paklausti. Perkeltinė prasme tas blogybės sumesdavo. Perkeltinė, ta prasme, kad mintimis sumesdavo tarsi. Labai ačiū. Prašau. Dar buvo klausimų.
paklausti, vakar irgi klausiau ir minėjot, kad visus šitos įrašus galima rasti etninės globos tarybos puslapyje, bet aš neradau. Tai dar per anksti. Mes nespėjom, mes dabar po šito seminaro, aš atiduosiu ir šitą, kur pranešimo buvo skaidrės, ir tekstą. Aš čia turiu to teksto, tai tiesiog visą mes tą sudėsime. Žinote, tinklalapis ekgt.lt ir ten yra dešiniai. Ir kuičiausi ir žiūrėjau ir radau, kur turėtų būti, bet neradau. Ir jūsų skaidrės labai puikios, aš tikrai mokyklai galėčiau jas panaudoti. Bandžiau čia konspektuoti, rašyti, paskui galvojau, galėjau nusifotografuoti, bet jeigu sudėsite, tai bus puikiausias. Taip, būtinai dėsime. Ten yra, reiškia, globali Lietuva ir tautinė tapatybė, seminarai. Yra toksai poskyrėlis ir ten bus sudėta, yra iš praeito, iš žiemos papročių jau sudėta ir dabar sudėsim pavasario šventes. Dar paieškosiu daugiau, nes randu jūsų ten 25. Aš dabar bandau, žinot ką, gal parodyti netgi. Parodyti, būtų puiku. Va dabar jūs matot ką nors ar nematot? Nematom. Gal Vilma gali parodyti? Nes aš dabar kažkaip tai per 2 ekranus dirbu, 2 monitorių turiu, tai man čia sunkiai matot. Veiklos sritys. Ir randu į dešinę žiūrėkite. Pačioj dešiniai. Gal Vilma ar Laura, dabar po Laura čia stupi Vilma mūsų. Laura Stankevičienė vadinasi, o iš tikrųjų Vilma. Dabar jinai jums parodys. Va, dabar žiūrėkit, dabar atsidarys. Va, per Google tiesiog ieškome etninės kultūros globos taryba. Taip, spausk. Paspaudai? Va, matote, yra mūsų tinklalapis, taip atrodo. Ir pačioj dešinėje, jeigu žiūrite, globali Lietuva ir tautinė tapatybė, matote? Ir čia paspaudus, va, seminarai, matote žemiau. Va čia. Ir va čia dabar yra žiemos ciklo papročiai, nes čia praeito mūsų seminaro. Dabar, kai pasibaigs šiandien, tai mes jau sudėsim, jau kitą savaitę bus čia šitas seminaras pavasarį. Labai ačiū Jums. Gerai. Tai va, tai Odetai jau laikas perduoti, nes turbūt, ja. Vakar labai šauni paskaita buvo apie karpinius, šiandien apie... Tada nustos dalintis Vilma ekranu. Valio. Mes tik negirdime Odetos. Aha, sveiki visi. Ar aš jau matausi, ar... Matotės ir girdite. Ar aš jau dideliame ekrane? Dar nedidelė. Jo, aš noriu dabar viso vaizdo. Noriu jūsų ir viso dėmesio noriu jūsų. Ar čia turi Vilma padaryti, kad Odeta būtų didelė? Jo, kažkaip tai. Nelabai aš dabar... O kaip jūs vakar padarėte? Kažką tai padarė? Ne, aš padarė, kažkas iš mūsų dalyvių padarė. Kaip čia tą padidinti jūsų vaizdą. Jo, kad aš būčiau visam, kad matyčiau. Jų gal per... Ne, tu gali tik tai savo keisti, tai čia yra kas adminas. Tas žmogus nebent gali, bet šiaip kiekvienas žiūrintis taip pat ir... Va, jau yra didelė. Gerai. Ir dar turite pagalbininką gerą. Nu taip, tas pagalbininkas irgi yra. Gerai, tai mes viskas pradėsim, taip? Pradėsim, žodžiu, apie margučius ir praktinių dalykų. Ir labai dar turiu, žinoma, ką pasakyti. Ir teorinių, ir tokių visokių paprotinių dalykų, praktinių dalykų, nes čia labai praktinis užsiėmimas. Pradedant nuo dažų, nuo pačių kiaušinių paruošimo dažymui. Na, žodžiu, labai daug dalykų tokių praktinių,
na, žodžiu, kas jums gali būti įdomu, įsivaizduoju, tai vat viską aš tiesiog tokį ir susakysiu. Tai, žodžiu, kai mes ruošiamės kiaušiniam, aš jau pamačiau, kad man idealiausi ne visai balti, dažymai gražiausiai nusidažo, bet tokie šviesūs, jie vos į rusvumą. Nes patys balčiausi dažnai būna ne taip, kad dažas jų nedažo arba dažo labai prastai. Per daug čia pas mane triukšmo dar kol kas namuos aplink, bet gal sumažės. Tai va, nusiperkam kiaušinius. Kai aš darau, sakykime, mokymam, mes darom su vašku, mes darom virtus kiaušinius. Taip yra patogiau. Arba jeigu ruošiamės ir norim savo margus, gražius, margučius padarytus išlaikyti Velykom, tai taip pat mes darom jau virtus. Bet jeigu dar, sakykime, Velykos toli, kelios savaitės, o mes jau darom mokymus, tada reikėtų daryti žalias kiaušinis vašku ir po to ištuštinti jo turinį. Kad jisai sulauktų Velykų, kad jisai būtų mums tiesiog tuščiaviduris, kaip suvenyras. Dar dabar, ką čia dar, žodžiu, apie kiaušinį. Dėl ištuštinimo turbūt irgi labai. Tiesiog man patinka vieną skylutę padaryti. Aš tai labai dažnai su peiliu paimu, padarau, žodžiu, vat kiaušinėje skylutę tokią. Jeigu turim graštelį, tai tada jinai bus dar gražesnė, geresnė. Ir tada visą kiaušinį pilną aš apverčiu šitaip, skylutę į apačią. Imu švirkštą, nepasirašau, tik didelį švirkštą pripildytą oro. Ir aš tą švirkštą įdedu adatą į kiaušinį, pučiu orą, o kiaušinio turinys išteka. Per kelis kartus šitaip darant, žodžiu, yra išvalomas kiaušinis per vieną skylutę. O galima paklausti, kai nevirta kiaušinį vašku, ta prasme, žalia kiaušinį vašku dažant, jisai nebūna, kaip jisai šaltasgi, nes mane močiutė mokino, kad kiaušinis turi būti šiltas, kad tas vaškas geriau lietų. O kaip jūs tada? Žinokit, tikrai, jeigu mes vašką įkaitinam tikrai, kad jisai karštas, jis tikrai limpa prie normalaus žalio kiaušinio. Tai aš visada sakau irgi žmonėm, va taip, kai jau mes pradėm prieš dažymą, kai aš sakau kelis sakinius dar, palaikyti rankose kiaušinį. Ir užtenka to šilumos, kiek mes rankoje sušildom, nereikia daugiau. Jeigu bus per karštas, sakykime, ką tik virtas, tai tada kaip tik tai gali, žodžiu, vaškas nutekėti netgi nuo jo. Tai va galim ir žalę, čia priklausomai nuo to, ką mes darom, kada jau tos Velykos, ar jos dabar, ar jos dar negreitai, bet mes jau norim dažyti. O ypatingai, jeigu yra mokytojai, jeigu dirba su vaikais, tai tada, žinoma, geriausia yra jau virti kiaušiniai, kadangi, kad jiem rankose nesuskiltų, nebūtų problemų. Tai va, dažus irgi nepasijėm. Žodžiu, dažų po kelių. Aš visada perku, žinokit, dabar yra parduotuvėse pilna tų dažų pokelių, kur yra po kelias spalvas. Ir kaip aš darau, kaip mano įstiklainiukos tos, žodžiu, žodžiu, kaip padaryta, tai dedu pagal normą, kaip paskaitau, kokius 4-5 kartus daugiau. Taip, kad jeigu pusėje, sakykime, stiklinės tenai reikia dėti vieną pokiuką, tai aš dedu 4 pokiukus. Ant tokio pusę puslitriuko dedu, va čia, sakykime, nudažytas anties kiaušinis, ką tik. Mano dukrytė čia šalia daro, galima bus parodyti, kaip jos rankos daro, aišku, iš tikrųjų, tai nežinau. Žodžiu, visai nėra šviesa. Kartai šviesa pasimato. Tai čia ant balto žąsies kiaušinio, jinai jau pripaišė vašku ir dabar buvo įdėta į geltonus tuos dažus. Žodžiu, visada dažai turi būti labai stiprus. Į juos dedu, nes ten parašyta ant pokiuko, kad 1 šaukštas acto, aišku, aš dedu tiek, kiek ir pokiukų dedu. Jeigu dedu 5 pokiukus, tai 5 šaukštus acto prie to. Ir puikiai dažo, mums reikia tai šalto dažo.
Nuostabiai nudažo, žodžiu, šituos vašku nudažytus kiaušinius. Įsivaizduokit, kai man reikia su 30 dažyti ir visi jie nori, žodžiu, ir greitai. Taip, kad čia, žodžiu, tikrai sekundžių reikalas, įdėjai ir iškart imk ir vėl duok, žodžiu, jau nudažytus. Iš tikrųjų, šitie kiaušiniams skirti dažai, na, jie geresni negu medvilniai skirti, kadangi jie yra valgomi vis tiek jau. Tai va. Nereikia tada bijoti, jeigu ten persigeria jisai per lūkštą, kad jis bus nevalgomas. Bet yra dar pats tikriausias, pats geriausias, tradiciškiausias iš tikrųjų būdas, ką mes darom, tai yra margučiai dažyti vašku. Kaip čia irgi, kad gerai man padarytų, parodytų. Ir įdėta į natūralų dažą. Natūralų tai reiškia arba svogūnų, pavyzdžiui, mano šiuo atveju, svogūnų lūkštų, arba gali būti juodalksnio, ar, žodžiu, tuos su rūdim darytus, ar ąžuolo žievės. Tai suprantat, tada vėl daromės visiškai kitaip. Juk niekada namuose, įsivaizduokit, ten kažkur Dzūkijoje pridaro tų vaškų kibirą, tų margučių. Jiegi su kiekvienu nežaidžia ten nuvalydami, dažydami, jie tiesiog pamerkia į stiprų šaltą tirpalą, bet jau labai tokį stiprų. Ir laikom, galim laikyti netgi parą ir netgi 2 paras. Niekas nepasens kiaušinį šaltam tirpale, nudažyta, žodžiu, žalias. Ir galim netgi Velykų ryte, jeigu norim mes turėti, išsiimam ir išsiverdam švariam puode, švariam vandenį. Išverdam, mūsų vaškas beveik nubėga, ten kartais dar kokiu popieriniu rankšluosčiu mes apšluostam, bet iš tikrųjų vaškas prilimpa ir prie puodo senelių. Ir tokį, žodžiu, šviežiai virtą išverdam tiek, kiek reikia. Bet tik nepamirškim, tą galim daryti tik su natūraliais dažais. Jeigu mes į puodą dėsim virti savo tuos visus cheminius, tuos spalvotus, ryškius ir taip toliau, nubėgs viskas nuo kiaušinio ir dažas į vandenį. Taip, kad patys tikriausi tai yra tokie nuostabus Velykom, bent jau mes, kai aš būnu užimta iki Velykų tais mokymais ir galerijos svečių priiminėjimų, tai žinokit, savo Velykom, taip spėjam, ant kiaušinio pripiešiam ir užmerkiam į stiprų tirpalą dažų. Na va, dabar toliau. Nuvalyta, aišku, po vieną, jeigu mes žaidžiam, tai po vieną kiaušinį, šalia vaškuotą kiaušinį, šalia žvakės, tik būtinai ne viršui, bet šalia. Nes viršui labai dažnai ta žvakė sugadina kiaušinį, juodą tą dūmą uždeda ir paskui jau nieko nebenuvalysi. O iš šono jinai nesugadins to mūsų kiaušinio. Tai va, tiek truputį tokių praktinių dalykų, žodžiu, ko mums reikia. Šiaip dar, kad žinotumėm, ką aš darau prieš visus dažymus, kai aš nusiperku kiaušinius iš parduotuvės, aš nakčiai irgi užmerkiu į šaltą vandenį. Galiu kartais truputį kokio muilo ten įdėti. Svarbiausia, tada labai gerai matosi, kurie iš tų kiaušinių yra skylę. Šiaip nesimato, atrodo, jie gražus. O žodžiu, kai mes įmam, kai pabūna vandenį, labai matosi smulkios tos rievelės. Tai čia dar irgi toks patarimas, kad kam vargčiai tiek laiko, sakykime, nudažyti vašku per kelias spalvas ir paskui, matai, jisai ima ir sudūžta, arba juo labiau skutinėjimui šitaip. Taip, kad tam, kad žinotumėm, kad nedužęs kiaušinis, palaikyti į vandenį. Tada... Na, ką čia dar praktiško? Manau, kad iškils tie visi dalykai dar mūsų eigoj. Šiaip jau dabar, kas turit pasiruošę, dabar mūsų, tie, žodžiu, visi instrumentai mūsų priemonės, tai yra tokia, aš labai mėgstu tokiuose paprastose, aliejinėse, žvakydėse, apačioj paprasta žvakutė, mažytė tabletė jau dego, o viršui čia pridėta bičių vaško.
tikriausio bičių vaško. Tai va mes jau dabar laikas jum irgi, kas pasiruošę daryti kartu su mumis, tiesiog užsidegti žvakutę ir laukti, kol įkais. O aš turiu užtektinai dar ką pasakyti. Kol mūsų tikrai turi būti labai karštas. Kartais jau sušyla, tik tai mato, kad suskistėjo vaškas ir jau žmonės pradeda daryti. Ir tada nelimpa, pyksta ir taip toliau. Taip, kad mes galim daryti tik tada, kai būna karštas. Netgi ta technika yra vadinama netgi ne marginimas vašku, bet iš tikrųjų išrašymas karštų vašku. Nes mes dirbam, mes iš tikrųjų turim tokį pagaliuką, tikrą lazdyno šakelę, man labiausiai toks patinka. Ir maža adatėlė. Ir jisai patogiausias mums pagal ranką, pagal viską yra, žodžiu, jisai toksai pats patogiausias. Šitą turim, ką dar mums čia dėl vaško. Bet kol mums sušils, aš noriu pristatyti iš viso pakalbėti apie lietuviškus, žodžiu, margučių marginimo tradicijas. Iš tikrųjų, visoje mūsų Lietuvoje plačiausiai dažoma, dažniausiai dažoma ir daugiausiai tai augalinė technika, žodžiu, su svogūnų lukštais ir visokiausiam žolelėm. Netgi yra tokie žodžiai, kurie žoliauti arba paparčiauti, netgi tokie žodžiai yra skirti būtent tom žolelėm, kada renka pavasarį kažkokį jau ten augalėlį, gal rūtelę kokią nors ten ar iš pernai metų dar yra. O paparčiauti taip pat tiesiog žmonės eina į mišką ir ten paparčių pačioj šerdelį gali rasti nedidelių mažų lapų, kuriuos apvynioja, žodžiu, apie kiaušinį. Tai čia be nedaugiausiai. Šitas būdas dažymo jis irgi yra labai, labai įdomus. Kiekvienas kiaušinis tai yra, kaip stebuklas, kaip mes nežinom, ką tenai atvyniosim, ką apvyniojam. Bet jis nėra toks įdomus, nėra toksai meninis tas būdas dažymo. Jisai, kad kuo daugiau, bet į parodas mes duodam, žodžiu, vieni kitiem norim pasirodyti būtent tomis meniškomis technikomis. Tai būtent skutinėjimas ir vašku marginimas. Iš tikrųjų, abu šitie būdai, ir skutinėjimas, ir vašku marginimas yra vienodai seni, yra vienodai tradiciniai. Pastebėjau tikrai, kadangi daug metų domiuosi, renku medžiagą, kad rytų Aukštaitijoje būtent yra nuo seno skutinėjimas labiau paplitęs. Ir kai rinkau medžiagą knygai, nes yra knyga, margučių marginimas Aukštaitijoje, kurioje sudėta 7 rajonų rytų Aukštaitijos, žodžiu, margintojų darbai ir tokia praktinė apie visus dalykus. Aš radau nemažai, kurie margina šiuo metu vašku, bet jis išmokė dabar. Iš televizijos, dabar prieš kiekvienas Velykas, jūs žiūrėkit, visi žurnalai mūsų, visi laikraščiai pilni tų mokymų, televizijos visos laidos ir žmonės tiesiog pabando, išmoksta, patinka, bet ne tas perdavimas senasis per kartų kartas. Jeigu ir pasako kas, kad mes jau, sakykime, mano mamytė taip margino ar močiutė, mes dar surandam visus iki vieno. Tikrai rytų Aukštaitijos suradau, kas atnešė tas pirmasis į šeimą. Ar ten močiutė buvo atitekėjus iš kokios Dzūkijos, ar Suvalkijon važinėjo mama pas savo seserį nutekėjusi, ar tiesiog atsivežė tą būdą į rytų Aukštaitiją. Tai skutinėjimas labai, žodžiu, jis yra po visą Lietuvą, bet rytų Aukštaitijoje tik skutinėjimas, senojo to vašku nebuvo. Dabar žodžiu, skutinėjimas, kai mes pabandom mokytis, mes pabandom būtinai daryti ir skutinėjimą, ir vašku marginimą. Ir paskui, kai savo tos visos kompanijos paklausiu, kurisgi būdas jums labiau patiko, panašiai pusė žmonių pasako, kad skutinėjimas, kita pusė, kad vašku marginimas. Taip, kad mes privalom pabandyti,
kad žinotumėm, kas mums patinka, kuris būdas yra daugiau mūsų. Šiaip jau būdavo sakoma, kad seniau vašku margindavo daugiau moterys, skutinėdavo vyrai. Ir čia yra tik todėl, dėl laiko. Mūsų moterys prieš Velykas nežmoniškai daug darbų turėdavo, visus kampus apšvarinti, vaikus prausti ir taip toliau. O vyrai, televizorių nebuvo, nieko, pareina iš tvarto nuo gyvulėlių ir jam vakaras laisvas, tai niekada nesėdėjo rankų sudėję ir tiesiog imdavo ir paskutinėdavo. Nes vašku gali numarginti jau vieną vakarą, moteriškė paskirdavo vaškui, tai gali numarginti per vakarą, nežinau, 20, 30, 50 kiaušinių. Iš tikrųjų, kas jau moka, tai žodžiu, dirba greit. O skutinėt mes galim per vakarą vieną ar du, o jeigu jau smulkiai skutinėjam labai, tai galim ir 2 vakarus paskirti vienam kiaušiniui. Tai toks yra skirtumas laiko prasme. Dabar, jeigu žiūrėsim dar spalvą, žodžiu, vis tiek pati dažniausia tai yra juoda ir raudona. Raudona tai iš viso ta spalva tokios per visą pasaulį jinai eina tokia kaip stipriausia, tai yra sveikatos, laimės, visų gerybių, sėkmių palinkėjimas, tai yra gimimo, žodžiu, simbolis. Ir tie pirmieji mūsų margučiai, dievulėliai, jie tokie seni, ten jau tūkstančiais metų. Tai jie buvo pirmieji tikrai vienspalviai. Tiesiog, tarsi mūsų, kaip aš vadinu, pirmieji atvirukai velykiniai. Nereikėjo žodžių. Tiesiog padovanojo tau raudoną kiaušinį, tu žinai, kad tau linkėjo visų gerybių. Padovanojo juodą, tai žinai, kad tai yra mūsų žemės spalva. Jeigu geltona, tai saulės, javų spalva, žalias žaluma, pavasaris, žodžiu, mėlynas, būtinai žydras, giedras dangus. Tai tos spalvos, jos tokios, iš pradžių užteko tik spalvos, jos kalbėjo. O vėliau, žinoma, atsirado raštai, žmonės norėjo daugiau pasakyti. Tai skutinėdami imi vienspalvį margutį, gerai, kuo tamsesnis, tuo geriau. Tinka ir rudas, ir baltas kiaušinis, nesvarbu. Ir mes, žodžiu, su peiliuku, aš labiausiai mėgstu tokį, kur, žodžiu, kitokį, negu vakar rodžiau karpiniam. Karpiniam ten keičiamos geležtės, čia nulaužiamos. Ir toks peiliukas, ir aš šiek tiek norėčiau parodyti, žodžiu, tą skutinėjimą tiesiog pradedam nuo pirmo, tiesiog ar nuo linijos, jeigu sugalvoji. Gali būti toks iš centro ir tada mes auginam kaip saulę, kaip gėlę, į kurią sudėti gali daug, gali sudėti paukščių, žodžiu, pėdutes, gali sudėti žalčiukus, žvaigždutes ir panašiai. Gyvybės medis tinka ir čia pilnai, kiaušinėje gali būti išskutinėtas, ypatingai išskutinėtas, ne vašku išmargintas, tai tikrai gyvybės medis labai dažnas simbolis. Mūsų Antanas Tamošaitis Kanadoje yra išleidęs nuostabią knygą Lietuviški margučiai, kur yra ir vašku marginti ir skutinėti, ir surinkta iš 19 amžiaus ten pabaigos, 20 amžiaus pradžios, labai tokie seni ir tikrai kitokie, ypatingai skutinėti. Tai man labai patiko, aš esu didelę labai kolekciją išskutinėjus, tiesiog pagal tą knygą bandžiau perkelt raštus ant kiaušinių ir tikrai jie, tokie stipresni. Tie raštai, aišku, ne žmonės neturėjo tokių plonycių, sakykime, peilių, dažniausiai ten su tom britvutėm darydavo, ar mano mamytė taip skutinėjo. Ir dabar jau mano šeimoje irgi gaunasi, kad mes jau 3 kartą skutinėję, nes mano dukrytė labai gražiai skutinėja. Tai turiu mamytės, mano ir mano dukrytės. Tiesiog darom, kol ta linija mus tenkina. Viena, jeigu mes padarom, jinai dar neryški. Mes ją dar labiau.
Ir čia ilgas darbas, žodžiu, vieną kiaušinį, čia jau vienam kiaušiniu jums rodyti, iki galo reikėtų labai ilgai. Aš jums parodysiu keletą jau dukrytės, vat kaip tik turiu išskutinėtų, kada vat yra tarsi iš 4 dalių, vat yra smulkus labai, o šonuose labai jos. Čia jos stilius čia labai žaliam šitam irgi gražu. Tiesiog nepasižymėjus tu darai. Aš įskaitančiu stržainą. Jinai įsipiešia pasižymė tas įstržainės, kad viskas būtų tiksliai sueitų. Bet čia kai kuris meistras. Mano mamytė labai įdomi, kai jinai turėdavo laiko, jinai ant laikraščio skiaučių piešdavosi, kažkokias gėlytes, ornamentus, kažką pasižymėdavo. Ir kai jau turėdavo daug laiko, kai sėsdavo prie margučio, va tada jinai susirinkdavo savo tuos eskizus ir piešdavo. Tai aš esu išsaugojus tuos visus savo mamytės eskizus. Tai va, tai labai įdomus tas skutinėjimo technika. Ir joje daugiau meno. Pamatysim, vaškų marginimas daugiau yra amatas. Na va, Adėlė, dabar prašau, duok. Va, mano vaikas šalimais matėt, aš jums rodžiau, kai buvo tik tai ant balto to žąsies kiaušinio, vat pats tas raštas buvo tik ant balto, tada dėjo ant geltono, toliau, net nežinau, kaip geriausiai, kad matosi, tada geltonas, tada dėjo į oranžinį, kuris ir dabar jau į raudoną, ir pieš dabar ant raudono, ir tada toliau dar dės. Aš vis parodysiu, žodžiu, kaip keičiasi jos kiaušinis. Na va, o mes dabar jau pabandykit gerai, jau tikrai visų vaškas įkaito, taip. Na ir pabandykim. Pirmas toks pabandymas, ilgiau palaikykim tą adatėlę ilgiau vaške, tam, kad tikrai sušiltų. Dabar koks toks labai svarbus dalykas, kad mūsų kiaušinis, kaip čia parodyti mano stalas, ne, vis tiek iki šitos žvakidės nenusileidžia. Žodžiu, turi būti kiaušinis labai arti vienoj rankoje, va šitaip ir laikau prie žvakidės, vienoj rankoje laikau šitą adatėlę, kitoj rankoje labai arti žvakidės laikau kiaušinį. Kadangi tas kelias nuo karšto vaško iki kiaušinio turi būti labai trumpas. Ir kaip aš sakau, jau žiūrėkime į kiaušinį tol, kol laikom tą adatėlę vaške. Ir iškart uždėkim tašką. Nu, vat, jeigu jau tas taškelis, nežinau, čia ant šviesaus, ar dar kažkaip tai nesufokusuoja, bet pas mane jau taškelis yra, matot? Va čia tas toks gumbiukas, tas taškelis, vadinasi prilipęs vaškas. Ir gerai, man labai patinka tie. Ir per kart vatimerkus tai darai arba vieną tašką, arba vieną brūkšniuką. Ir tik tai iš šitų elementų mes sudarom 1000 skirtingų raštų. Na, vat ir darykim tiesiog. Tada aš jau į šitą, vat jeigu žiūrėsim, kur tas mano taškiukas, vat truputį, vat aš nežinau, kiek jums ar matosi, nors kiek. Žodžiu, aš aplink darau tokią kaip saulutę. Ir man patinka nuotol tie brūkšniukai daryti į centrą. Galima ir iš centro, bet man patinka, tada gaunasi tarsi gėlė, tarsi saulė tokia su spinduliais. Gaunasi pagrindinis toksai elementas. Nu, žodžiu, kol nenudažom, nesimato, ar ne? Va, mato toksai. Ir tada vėl kitą pusę. Nu, aš niekada nepasižymiu, bet va taip jau tada kitoj pusėje dedu tašką ir kad kiaušinis vis tiek turėtų būti tie raštai, nu, norisi, kad būtų simetriški tokie ir kitoj pusėje taip pat darau tokią gėlytę. Aš prisimenu, kai aš pradėjau irgi nuo vaikystės, tai tik tai skutinėjom ir gerokai vėliau mokiausi dažyti vašku. Mes mokėmės kartu su dukryte Adėle. Tai va, ką reiškia, jinai buvo mažytė, o aš jau buvau amžiuje. Ir jinai mane
labai aplenkė visuos šituos darbuos, nes nuo vaikystės pradėjus, žinoma, rankos kitaip dirba, kitaip įgunda. Ir, sakykime, pirmais metais, kai aš tik tai pradėjau, pabandžiau, žodžiu, vašku margint, galvoju, nu, taigi čia man kas čia, ašgi ornamentą žinau, aš jau čia tokia kūrėja ir taip toliau. Ir žinokit, pradėjau ir man viskas kreiva. Nesvarbu, kad aš ornamentą žinau, nesvarbu, kad aš galiu daryti, bet vienas brūkšnelis trumpesnis, kitas ilgesnis, vienas storesnis, kitas planesnis, nors darai su vienu, aš labai nusivyliau, žinokit, tada savim, bet atėjus kitoms Velykoms, prieš kitas vėl pabandžiau ir jau man geriau, jau vienodesni tie brūkšneliai. Prieš trečias Velykas, kai jau pridariau kiaušinių, tai jau nunešiau ir į parodą. Taip kad tik prašau nenusiminkit, jeigu jūsų iš tikrųjų pirmieji kiaušiniai jūsų nebus tokie tobuli, kaip jum norėtųsi. Tiesiog tai yra amatas, tai yra rankos įgudimas. Ir tada ir greit darosi, ir tiksliai darosi, jeigu darom nebe pirmą kiaušinį, bet nenori juk pradėti, tai turim nuo pirmo. Dabar kokių dar tokių praktinių dalykų visada pasakau. Jeigu jums kartais nukrito, žodžiu, darot, galvojat, raštą sugalvojot, nešėt tą vašką ir jis nukrito ne ten lašiukas, kur jūs norėjot. Kartais labai vaikučiai ima tenai ir labai švarina, nugremžia, žodžiu, nebeverta švarinti, nes mes dažų neapgausim jau toj vietoj, kur nukrito vaškas, nors mes labai nugremšim, jau žinokit, toj vietoj dažas nebedažys. Lygiai taip pat dar irgi noriu perspėti dėl tų visų švarinimų, trinimų kiaušinio. Ant jogi yra, ir jeigu jis nevirtas, jeigu darom žalią, žodžiu, yra tas štampas. Netrinkim specialiai jo, netrinkim kiaušinio tą aštriąją kempinėlės pusę. Kiaušinį labai švelniai galima trupučiuką nuriebalintojų kokių, sakykim, bet tik švelnia kempinėlė ir visą vienodai, nes jeigu mes labiau patrinsim tą vietą, kur štampas, kai mes įdėsim į dažus, toj vietoj ir bus plėmas šviesus, žodžiu, dažai nelygiai nuims. Dabar, jeigu man parodyt, žodžiu, nieko gero nesimato, iš karto dedu į geltonus. Visada pirmiausiai į geltoną dažą, jisai pabūna ir man popieriuką gerai. Tarp kitko, irgi nesakiau, labai daug būtinai prie savęs reikia turėti popierinio rankšluosčio. Neturit popierinio rankšluosčio, tada, žodžiu, ar tualetinio popieriaus būtinai reikia popierių. Ar kas nors iš jūsų darot? Taip. Taip, aš norėjau kaip tik paklausti. Mano šeimoje mes darydavom ir nuo močiutės amžinatilsį visos moteris marginam vašku, bet aš dabar žiūriu tos jūsų meno kūrinius ir galvoju, mes tokią versiją darydavom, kaip čia pasakius, tokia, tinginių truputėlį. Nes pas mes degindavom vašką, kad jisai taptų tamsus ir mes tiesiog dažytą kiaušinį uždarom ir paliekam su vašku. Tai aš nežinau, ar čia mūsų toksai tinginių, ar būdavo taip? Žinokit, būdavo, jūs ne vienintelė, žodžiu, aš mokau patį klasikinį variantą, žodžiu. Sudėtinga. Bet yra taip, čia šitas deginimas, žinokit, taip ir seniau žmonės pastebėjo, kad kuo ilgiau degini vašką, jis keičia spalvą, jis būna netgi juodas. Ir pavyzdžiui, juoda arba ant dažyto kiaušinio, arba ant visai balto, labai man gražu. Irgi tiesiog juodu tie patys vaško dažai, tuo pačiu tokiu, pagaliuku, žodžio adatėlė, tik tiek, kad nebenuvalom, nes jeigu nuvalysim, taigi tos spalvos nebeliks. Taip, kad labai gražu ir iš tikrųjų anksčiau ir dar, tai čia yra vienas būdas degintas vaškas, o kitas būdas yra padažytas vaškas. Ir anksčiau, ir tai negali sakyti, kad netradicinis, nes anksčiau žmonės irgi pastebėjo, kad jeigu į vašką įdedi, kažkokių natūralių dažyklių, jisai jau turi spalvą
ir jo jau tada nebenuvalai. Jau kitas dažymas irgi arba ant balto kiaušinio, arba ant vienspalvio, lygiai taip pat kaip jūs padegintų vašku, lygiai taip pat nuspalvintų vašku dažo ir visokiam spalvom ir labai gražu ir jo jau nenuvalo. Ir negaliu sakyti, kad tai kažkoks išmislas šiuolaikinis. Aišku, šiuolaikinis tai yra jau mums palengvinimas į tos vaškinės kreidelės. Jas dar, jo, tai jas ištirpina, kartais maišo dar su vašku. Neteko man, aš esu tiek iki kaulų smegenų tradicinė, kad aš neturiu laiko dar išbandyti kažkokių šiuolaikinių dalykų, bet taip yra. Nu, bet sakykime, mano, kai padažiau, va dabar jau matosi vienoj pusėje, kitoj pusėje po tą gėlę ir dar tokias išilginės, žodžiu, bet irgi dar gerai nesimato, kai tik geltonam. Na, va, ir ar jūs, šiaip tai labai norėčiau, kad pasirodytumėt, kas darot, va tiesiog per ekraną labai norisi, mangi, kad pamatyčiau. Ir tada aš, sakykime, dar darysiu dabar ant šito geltono, pridarysiu ir dėsiu į kokius ryškesnius dažus. Šiaip geriausia, žinokit, tą dalyką daryti tikrai, nors vieną vakarą paskirsiu. Oi, parodykit. Jūs čia dar ant balto tik tai taip dabar tik darot? Mikrofoną įsijungi. Ai, be mikrofoną, tai negirdim. Parodykit taip. Rasa, parodykit, nemačiau, žiūrėjau. Aš truputį darau kitaip, nes aš neturiu dažų nusipirkus, turiu pernykštį kiaušinį ir būtent su baltais dažais dažau. Su vašku. Noriu vis tiek dalyvauti. Taigi taip, žinoma. Žinoma. O, parodyk dabar visą. Dabar, nu va, pagaliau mano dukrytė baigė savo tą kiaušinį, žąsinį. Tai va, visom, jinai nuo centro ėmė ir tada augino raštą, va, geltoną, oranžinę. Į šoną. Aš nuo centro į šoną. Nu taip, aplink. Nu taip, suprastai, tada pagrindinė centrinė ta gėlė saulė. Bet čia nuo jos auginama. O šį šoną. Apie tas linijas aplink. Na, žodžiu, kaip tu įvardinsi. Tai va, koksai gražus. Aišku, jo visas grožis pasimatys, mes irgi kartais pridažom ir fotografuojamės, dar nėra to grožio, kol nenuimi vaško. Iš tikrųjų, tikroji spalva pasirodo, kai nuimam vašką. Dabar taip, kol mes visi dažom, kas dažom, klauskit, iš tikrųjų mes kalbėt galim. Ir aš buvau pradėjus sakyti tik tai, kad, išnaudokim vieną vakarą. Tiesiog paskirkim su šeima, pabūt, pasėdėt ir jeigu neturi, tiesiog galima net draugę pasikviesti ir kam nors, kad keliese, labai geras dalykas. Man kelios moterys yra sakė, su vaikais nespėjom to padaryti, dabar su anūkais tą darysim. Tas buvimas kartu, tada vaikai kūrybos procese, jie ne tik, kad lavina vaizduotę, ar ten, kad mes prie lietuviškų tradicijų juos mokom, bet tiesiog netgi atsiveria, išsipasakoja ir taip toliau. O kaip svarbu ypatingai, kai yra šeimos mišrios, kai jie nori ką nors parodyti savo, o ką jie parodys, jeigu namie nepabandę. Būtinai reikia tų, kiek galima daugiau mūsų tradicijų išmokyti savo vaikus, anūkus, jiem perduot, o tada jau jie, žodžiu, perduos toliau. Nes to šventės visos, aš tikinti žmogus, man labai svarbu Velykų ta tikroji katalikiška prasmė, bet margučiai yra, jeigu jų nebūtų margučių, per Velykas, kažkaip ta šventė būtų irgi, įsivaizduokit, atėjom prie to paties stalo, viskas ir nieko tokio ypatingo, o visada tradiciniai dalykai šventę, papuošia, įprasmina netgi tikrai, labai jie reikalingi. Ir dar aš visada labai man patinka, kai ateina mokytis mokytojos, nežinau, kad tie žmonės moko kitus ir kad visa tai, kas bus perduota jom, kad jos perduos tada toliau.
Aišku, liūdna Mes, būna, kai... žinokit, Aha, darėm mokykloje, mes mėginom, reiškia, ir vašku, viską. aha, Nu, bet su mažesniais tikrai sudėtinga. Jeigu mamos nemoka, čia reikia mamas išmokyti iš tikrųjų pirmą. O tada, nes mes darėm ir pernai, ir užpernai. Bet, nu, kaip ir jūs, tik tai sakau, nenuiminėjom, nes mokyklų nėra tų sąlygų, tenai viską kažkaip, bet pačią techniką. Nu, bet sudėtinga, su mažaisiais, tai ten kas nors pirštai kištai, tai ten su ta adata vienas nu, aš kitam. žinokit, labai, jie ten vaikai, kadangi labai daug, vat, ta adatėlė aštri, tie dviejose vietose karšta ir vaškas ir ta žvakė, taip, yra pavojaus, aš irgi pirmiausiai labai ilgai aiškinu, kad tai yra pavojinga, kad reikia atsargiai, pagaliau ant rūbų užsipilus bus negerai ir panašiai, Bet aš dabar dar, žinokit, pagalvojau dėl to skutinėjimo, mes kažkaip tai nepriejom, nes aš irgi galvojau, vad peiliukas aštrus, bet galvoju, vad dabar gal su adata irgi galima mėginti kažkaip tai padaryti tokį įrankį. Žinokit, dabar taip aš jums pasakysiu, bet šitas peiliukas, na jis yra tiek saugus, nu visiškai, tengi tokia maža ta viršunytė. Ir tikrai vaikai, mes tikrai esam skutinėję su pradinukais, viskas tvarko, jie tikrai moka laikyti tą peilį. Aš dažniausiai jį laikau taip, kaip vat peilį, kaip bulves skust. Vat, nu, man patogiausia va šitaip, ne kaip pieštuką, o vat peiliuką laikau va taip. O kaip pieštuką, tai laikau irgi adatėlę, irgi dar koks visada vaikam. Prašau, kad laikytų arti. Čia niekada jie neapsidegins, niekada nesusižeis ir gali laikyti labai arti. Tada bus tikslesnis tas mūsų, na, mes tiksliai padėsim tašką, brūkšnelį, kur norim. O būna va taip, kad vaikai ar iš baimės ar panašiai laiko už kažkokio galiuko. Nu tai aišku, niekaip tai nenutaikysi, kur tu nori va per tokį atstumą ir neuždėsi vaško. O sakykit, prašau, kaip jūs išgaunat natūralią raudoną spalvą? Neperkant dažų. Pas mane, aš iškart sakiau, mano nenatūralios spalvos, čia grinai pagal kiaušiniams skirtus dažus. Pas mus prieš Velykas jau būna visokiausių ir... O anksčiau, kaip išgaudavo, gal žinot? Raudoną būtent spalvą. Ne, aš nežinau tiek tikrai... Kad ryški būtų raudona, tai tikrai nežinau. Aš galiu tik pasidalinti, kad ryškis Graikijoje, aš kadangi Kipre, tai raudona, jie tik raudonai dažo kiaušinius. Aš norėjau pasakoti, taip žinau, kad Graikijoje tik kitokių spalvų negauna nusipirkti dažų žmonės, prašo iš Lietuvos. Jau dabar yra, jau galima rasti, bet iš esmės, bet ta raudona spalva, ryški, yra iš kažkokios šaknies, vat šaknis pardavinėja, tiesiog supakuotas. Ir vat toj šakny išverda. Ir ryškiai raudoni gaunasi. Na, kai būtų įdomu sužinoti pavadinimą tos šaknies. Tuoj aš paieškosiu, jums pranešiu. Negalėsiu. O čia irgi negaliu. Taigi va, aš irgi esu paruošus nuotraukų, aš nežinau, kaip to, pavyzdžiui, sviestinis avinėlis. Nu, man tai yra stebuklingas reikalas, tradicinis sviestinis avinėlis. Kas iš kokių šalių? Ar darot, ar žinot? Nedarom, bet žinom. Aš žinojau visada, kad tik lietuviai ir lenkai daro, žodžiu, sviestinį, būtent avinėlį. Kitos šalys dažniausiai turi šokoladinius, kažkokius ten kepinius ir panašiai. Bet aš sužinau, ir parašykit darom, bet parašykit kur, kokioj šaly. Bet man buvo didžiausias nustebimas, kai sužinojau, kad Austrijoje prieš Velyką, sakė, net parduotuvėse yra būtent sviestiniai avinėliai. Tai man, žodžiu, tikrai kaip įdomu, kad vat, kažkas... Lietuvė nutekėjo į Austriją ir nusivežė savo tradiciją. Bet jau taip stipriai, žodžiu, ta tradicija... Iš tikrųjų, tai labai gražus velykinio stalo puošmena. Jis valgomas su kiaušiniais. Dabar kodėl ta tradicija, nu, pas mus truputį ir atsigauna, bet ne per daug, kadangi dėl natūralių dalykų labai mažai valgoma sviesto. Dabar su kuo naudoja visi žmonės
kiaušinius, taigi visokie majonezai, krienai ar kas tik tai norint. Sviesto ne viso šeimo, žodžiu, ir daug mažiau. O anksčiau taigi buvo, aišku, aha, jūs parašėte ten apie šaknį pavadinimą. Ir man labai gražu buvo, kai aš Atenos paklausiu, pasakoju apie mūsų sviestinę vynėlį ir klausiu, ar jūs turite, jie pradėjo juoktis, galvoju, nu kas čia juokingo, sakė, mes visą aviną kepam Velykom, būtinai kiekviena šeima, žodžiu, tai man buvo labai labai gražu tas reikalas. Tai va. O kur reikia pažiūrėti tuos parašymus? Aš nepastebėjau. Kur aš galiu pažiūrėti žinutes? Kur yra pokalbis viršuje? Aha, kur čat tenai. Tai va. Ok, labai ačiū. Tada, apie margutį, dar norėčiau, kol jūs dažot, kol šiaip dar pasirodykit gerai, kaip jum pavyko. Aišku, aš galiu dabar, sakykime, irgi ant žalio dar čia yra daug vietų ir vėl dažyti ir vėl dėti dar į kitą, į tamsią spalvą. Margučių iš viso suteikiama nežmoniškai tokių stiprių galių, labai tas tikėjimas iki dabar ateina žmonės, kurie tiki margučio gale ir visokiausiais tais papročiais, kad taip ir yra. Sakykime, nuotakos anksčiau į savo kraičio skrynę įsidėdavo margutį kaip apsauga iš tėvų namų. Tiesiog, tik tai, kaip apsauga. Ir lygiai tą patį sužinojau, kai buvau Bulgarijoje, etnografinė muziejui, tenai lygiai taip pat nuotaką pasimdavo į savo namus, iš tėvų namų, žodžiu, išvykdama pasimdavo margutį. Nesuprantat, koks jos stiprumas. Viena, jau gamtos jis yra ypatingas dalykas, nes jame yra gyvybė. Mes turim, žodžiu, dalyką, kuriame gyvybė. Antra, tada jo jau sukūrimas to margučio. Mūsų akis, mūsų mintis, mūsų energija, mūsų rankų šiluma, ten širdis, viskas sudėta į tą margutį. Ženklai, kurie, žodžiu, pas mus mes kartais net nemastom, mums tiesiog vašku marginam, juk mes nemastom, kaip čia ką dažniausiai savaime gaunasi. Tas pats ir skutinėjant, o paskui kiek gali ten išskaityti, kiek surasti visko. Čia mumise, tiesiog yra užkoduota tie dalykai. Ir jeigu dar bažnyčio nunešama prieš Velykas pašventinti, tai įsivaizduokit tas kiaušinis, tas mažas, paprotinis meno, jau iki meno kūrinio jis pakilėtas, kiek jis turi tos stiprybės ir savyje jėgos ir magijos ir panašiai. Ir todėl jisai ne tik Lietuvoje, bet labai daug kur, žodžiu, yra tų labai gražių tokių tikėjimų. Pavyzdžiui, jeigu kažkur pasiklysti, ar žinot, ką reikia daryti? Pasiklydus. Dabar taip, visi turi telefonus. Anksčiau pasiklysdavo miške ir nežinodavo, juk yra toks pasakymas, kad tarsi velnės apvelka akis, paktasis ir nebežinai, kur išeiti. Tai reikia tada tik tai atsiminti, su kuo pirmuoju daužiai mergutį per šias jau Velykas buvusias. Jeigu tik atsimeni, sako, tai tiesiog piktasis tą miglą nuo akių nuima ir tu, žodžiu, žinai, išeini ir viskas paaiškėja. Arba dar, žinot, kas daugiausiai, pakelkite aukščiau, gerai, kokių daugiausiai, sakykim, kolekcijų pas mus yra iš viso. Tai margučių, štai kad beveik dabar ne, bet anksčiau juk kiekvieną mūsų pas tėvus, pas senelius, visada buvo kažkur indaujoj palikta margučių. Kartais renka pačius gražiausius. Kartais renka ir laiko ir saugo pačius stipriausius margučius. Ir gaunasi didelės tos, kaip ten didelės, bet įdomios tokios kolekcijos. Kartais krikšto tėvai dovanoja, pavyzdžiui, savo vaikams. Ir esu mačius tokią kolekciją, viena moteris yra surinkus. O jūs kaip gražiai, matot, kaip labai gražiai išauginot, žodžiu, raštus ir ima labai.
Dabar ant žalio toliau dar gali daryti ir kad jisai būtų pilnas, jeigu dar turit kitos spalvos, tai vėl gali tą žalę tada dėti į raudoną, į bet kokį ir tada jisai, žodžiu, nusidažys. Dar pabandykit gerai ir parodysit, kaip, jeigu dar turit kitos spalvos. Tai va, dar iš tų margučių. Ir va tose kolekcijose, bet žinokit, du žmonės, ir jie taip įsitikinę, aš net knygose to tokio va tikėjimo neradau, kad jeigu va taip pas tave stovi pas jūs tie margučiai, seniai kelių metų, jų nieks neliečia, bet ėmė ir sprogo. Iš niekur vienas, pavyzdžiui, ėmė ir sprogo. Tai žinot, ką tai reiškia? Vadinasi, jūsų namus, jūsų šeimą tikojo kažkokia nelaimė didelė. Gal liga, gal kažkokia ten dar kita nelaimė. Ir tas kiaušinis va tiesiog apsaugojo. Jisai save atiduodamas, sprogdamas iš niekur, va šitaip apsaugojo visą, žodžiu, jūsų šeimą. O šiaip tai tikrai noriu dar pakviesti atvažiuoti į Odetos galeriją Utenos rajone, kur yra margučių muziejus, kur yra visko. Žodžiu, ką tik margučių, mano rinkinys, margučių tema yra įtrauktas dabar nebe rekordų Lietuvos knyga, o vadinasi išskirtinių pasiekimų knyga ir į tą išskirtinių pasiekimų yra 4100 ten su puse, bet jau spėjo paaugti, čia buvo va tiesiog 2006 metų pati pradžia. Ir be abejo viskas keičias, kur tik tai nuvažiuoju perkuosi, ne tik tuos tikrus, aišku, labiausiai vertinu tikro lukšto margučius, bet įdomu tikrai yra ir visokie kitokie, mediniai, porcelianiniai, ten ir visokie suvenyriniai kiaušiniai. Tai va, žodžiu, atvykit, yra ir ne tik tai margučiai, bet pas mane yra ir karpiniai, kadangi esu karpytoja, ir lino medžio raižiniai, žodžiu, galima, tik būtinai man visada reikia rašyti ir spėti visus metus, žodžiu, galerija dirba, bet, ne ištisai, galiu būti išvykus ir panašiai, būtinai mes turim susirašyti. Šiaip man nepaprastai patinka, kai atvažiuoja šeimos, kai atvažiuoja su vaikais, apžiūri. Ir būna žmonės tikrai iš užsienių, ypatingai, gali dar uteniškiai tikrai toli gražu, ne visi atvažiavo pažiūrėti, bet kas atvažiuoja iš kokių Amerikų, Kanadų ir Italijų ir taip toliau į Lietuvą, tai labai nori atvykti iki muziejaus, kadangi yra labai daug tradicinių dalykų. Tai va, ir šitą knygą rodžiau, jeigu kam reikia aktualu, tai žinokit, va. 15 eurų yra ta mano knyga, kurioje yra papasakota, kaip labai praktiška, kaip daryti vašku margintus, kaip skutinėtus ir šiuolaikinių daug technikų. Tiesa, pavyzdžiui, šiuo metu pas mane yra respublikinė paroda margučių, pagal 3 kategorijas, paroda konkursas, bus komisija ir rinks gražiausius skutinėtus, gražiausią vašku margintą ar gražiausią autorinę techniką sukurtą margutį. Jeigu turit kas nors galimybę, jeigu esat netoli, tai tikrai kviečiu dar atvykti iki Atvelykio. Tai vat. O šiaip, taip labai svarbu, čia jau Dalia pirmoji, tiesiog toj paskaitoj pasakojo, kaip ta pradžia, tas atsigavėjimas, tai yra iš tikrųjų vieno margučio supjaustymas į tiek dalių, kiek prie stalo sėdi žmonių ir pasidalinimas, kažkas panašaus kaip plotkelės dalinimas, žodžiu, kalėdaičio per kūčias, čia irgi toksai dalykas. Na ir žinoma, mušimas, daužimas. Tai va dabar, kai jau daušit margutį, tai atsiminkit, kad reikia atsiminti su kuo pirmuoju. Jeigu jau sklerozė, tai tada bandykim kasmet vis su tuo pačiu žmogum daužti margutį, kad kai pasiklysime, kad atsimintumėm, su kuo pirmuoju mes daužėm jį. Tai va, šiaip tai laukiu labai klausimų, nes kai žmonės pradeda, tada tikrai atsiranda praktinių dalykų, praktinių klausimų. Ir aš norėčiau paklausti,
dabar tą vašką valot, kaitinat ant žvakės ir valot, taip? Šalia, taip, daug turėtų. Ar su rankšluosčiu, su popieriniu rankšluosčiu, nes čia darbas